Ta prasme, žmonės nenori skaityti, jie nori girdėti, jie nori važiuodami mašiną. Jie, žinai, ko nenori, jie nenori savo minčių girdėti. Tada užsileidžia podcastą. O kadangi tokių vis daugėja, štai ir mes. Atsakymas į jūsų klausimą, ką jums daryti. Labai diena. Nes aš iškart Jeffrey Dahmer! Tai tu jį žinai? Taip, Netflix dokumentika. Žiūrėjai? Taip. Fuck! Ne, viskas gerai, bet tas... Visą peržiūrėjai? Serialas ten buvo padarytas. Visą peržiūrėjai. Jo. Bet aš pateiksiu tikrą istoriją, kaip iš tikrųjų buvo. Aš su juo kalbėjau. Buvau tikra, kad nežinosi apie jį. Kaip aš galėjau nežinot? Todėl, kad aš domiuosi šitais dalykais. Aš nuoširdžiai... Tai aš irgi domiuosi. Matyk, aš nuoširdžiai domiuosi, aš nuo vaikystės... Aš anksčiau rinkdavau iškarpas iš laikraščių. Aš nežinau, kaip tai atrodė mano tėvam ir seneliam, nes aš pamenu, aš kaime tai darydavau. Ir dėdavau į tokį aplankalą, žinai. Ir ten viskas būdavo nuo šito Džeko Skardiko iki, žinai, šiuolaikinių. Ir aš apie daug tų žudikų tikrai žinau. Ir Dahmeris man, kai atėjo, man buvo toks... O, palauk, kas čia toks, ką aš čia praleidau, žinai. Aš buvau tikra, kad pasaulis apie jį nežino. Bet tu žinai, kad Netflix'e yra ta labai geras dar tas aktorius parinktas. O, tas aktorius yra iš šitų amerikietiškas siaubo istorija. Taip, o aš ją žiūriu, o Dieve, man jis ten toks geras. Jo, man labai patinka, kaip jis moka persikūnyti. Geras aktorius tikrai. Ten jis gerai tą psichopatą pavaidino, ten toks... Tai jeigu jau apie tai prakalbam, tai jis ne psichopatas. O kas? Aš jo kelias išvadas psichologinės po to pateiksiu, bet psichiatrinės. Bet jis nėra psichopatas. Ir jis net netitinka psichopato apibrėžimo. Tai va, tai Jeffrey Dahmeris. A.K. Milwaukee kanibalas arba Milwaukee monstras. Mano manimu, vadink kaip nori, nes jam tikrai tinka, ta prasme, visi apibrėžimai. Žinai tą bairį, kodėl mes duodam serijiniam žudikam tuos ten Midnight Stalker. Midnight Stalker buvo rimtas ir geras irgi. Bet turiu omeny, kad ten, žodžiu, kažkoks tai cannibal, duotum Super Tiny Wiener. Bet čia kažkuriam serialė, man rodos, buvo iškelta šitą mintis. Aš skaičiau, kad tipo, kodėl mes juos taip, žodžiu, išaukštinam kažkaip. Kaip herojus kažkokius. Jo, kaip herojus, žinai, ten kaip ten Batmanas, ten, žinai, nakties šikšnosparnis ar ten panašiai. Aš manau dėl to, kad yra žmonės tokie patys psichikai kaip mes, daug žmonių tokių, kurie mėgsta tokius dalykus, žinai, ir tada reikia kažkaip save pateisinti, kodėl tu tai žiūri. Nes jeigu tu tiesiog žiūrėsi, čia šūdžius, ten šūdžius, taip toliau, tai ką tu žiūri, ne? Bet jeigu tu, čia, žinai, Milwaukee žudikas, čia, žinai, nakties stalkeris, taip toliau, tas metu jau toks heroizmas atsiranda ir tada, aš galiu apie tai domėtis ir taip toliau, čia, žinai, tada legalu man. Nežinau, kažkaip. Aš taip manau, čia manau. Gerai, o aš tada taip nemanau. Kaip bebūtų. Dar prieš pat man gimstant, jis buvo Amerikos serijinis žudikas ir prievartautojas. Ir beje, tas prievartautojas, tai aš šitą pasirašiau pavadinimą prieš perskaitant visą istoriją. Bet tebūnė, prie tos grįžtų. Tai, žodžiu, jisai žudė nuo 1907-1908 iki 1991 metų. Ir man dabar labai patiko, kai aš pasakiau, kad prieš mano gimimą. 7-8. Super. Gerai, jo paskutinės žmogžudystės buvo prieš mano gimimą. O kur yra ta state? Kur Amerikoje? Bet tu žinai plius minus, kurioje vietoje? Ne, ką man žinau. Gerai, aš tik paklausiu, aš irgi nežinau. Okay, buvo. Toks skirtumas. Tai va, ir jis nužudė 17 jaunų vyrų per tą periodą. Ja. Beje, aš mačiau nuotraukas. Tu matei? Ne. Tai aš dar tada, kai mokiausi, arba bakalauro, man rodos, man jos pakliuvo, bet tuo metu aš neužfiksau, aš tik pamenu tos nuotraukas, nes aš mačiau būtent tos polaroidus. Ir aš manau, kadangi tai buvo prieš pakankamai daug metų. Jo paties ten, kur jisai fotkino, ne? Ir kadangi tai buvo prieš daugiau metų, tai vis dar buvo prieinama. Dabar aš radau kelias nuotraukas, aš tau parodysiu jas. Ir esmė, kad aš tiesiog prisimenu tos polaroidus ir pagal tai aš atpažinau, kad aš iš kažkur žinau šitą istoriją, bet kaip bebūtų yra žiauru.
Kaip ir sakiau, nužudė 7, man patinka. Aha, nužudė, ha. Ne, iš tikrųjų, aš žiauriai užjaučiu iš tikrųjų tas šeimas ir tos vyrus. Saliginai užjaučiu, turiu omeny, kad yra žudikų, kurie labai labai stipriai sužaloja savo aukas prieš tai ir taip toliau. Čia mes po to išsiaiškinsim, kodėl aš juos užjaučiu tik tais kaip potencialą praradusius žmonės ir apskritai, kad iš jų buvo atimta gyvybė. Bet tai kol tas Domeris sutarėm sakyti, ne, žudė, jo alkis vis didėjo. Ir vėlesnės žmogžudystės buvo jau su ir nekrofilijos, ir kanibalizmo tokiais kasneliais atvejais. Kūno dalių pasilikimų. Kodėl, nežinai. Aišku, daugiausiai tai buvo skeleto arba dalies skeleto, po to aš pasakysiu ir kam. Aišku, jeigu tu peržiūrėjai visą serialą, tai tu jau žinai. Bet aš pasakysiu kam mūsų klausytojams, kurie dar nežino. Po to mes galėsim pasakyti, kuris serialas. Bet man šiaip jis netitinka. Tarkim, kad istorija geresnė negu serialas, turiu pasakyti. Nu, tai pasakok. Gerai, atsiprašau, beje, tiesiog dėl to, kam pasiliko tuos kūno dalis, tai labai tinka į mūsų podcast'o pavadinimą. Nice. Tai va. Nice touch. Jo mintise, jo keistose mintise, jis negalvoja, kad juos nuskriaudė. Mama. Fu. Bet pateisybė yra tiesa. Mes prie to prieisim. Prišliaušim ar dar nors. Ir tada buvo, aš kai domėjausi visą šitą istoriją, klausiausi, aišku, nes vis dar yra YouTube interviu su juo. Tai, žodžiu, jisai buvo susitikęs su daug žurnalistų, bet man tokia patiko labai viena moteris ir, žodžiu, jinai su juo sėdė, žinai, ir jo paklausė ir jisai būtent sako, aš turėjau obsesyvių minčių. Norėjau juos kontroliuoti, užvaldyti juos visam laikui. Ir tada klausė, tu dėl jos nužudėjai? Ir jisai sako, taip. Jei per tyliai pasakiau, tai taip. Taip žiauru, iš tikrųjų. Gerai, 13 metų ir 17 aukų. Nežinau, kaip manai, čia daug, mažai? Per 13 metų. Man rodos, čia tinka tas skaičiavimas, kaip yra neandertaliečių. Nes ką reiškia daug, ne? Tai mums daug yra, įvairiai, o neandertaliečiui būdavo 1, 2 ir daug. Tai man rodos, čia yra tas atvejis, kai galima šitą logiką taikyti, kad daug. Jau daugiau negu 2 yra daug. Aš labiau pratus prie visų ten tuo žudikų, daugiau, kuriuos aš seku. Domėjausi, kad jie per mažesnį laiko tarpą daugiau nužudo, arba tada per labai laiko tarpą jie ten jau 100 varo, žinai. Tai čia aš skaičiau toks vidutiniokas. Vidutiniokas, ja. Kaip bebūtų, jis buvo nuteistas 999 metam. Jis buvo teistas 2 valstijose. Ir 94 metais nutiko kaip nutiko ir jį kameriokas negyvai uždaužė. Nežinau, kameriokas, žinai, kameros draugas. Tie draugai. Tai va, dabar toks trumpas lyrinis nukreipimas. Jeigu tarkim, galvoji, kokio partnerio norėtum, ne? Ir yra tokie kertiniai svarbus dalykai ir tokie mažiau svarbus. Bet nice to have, ne? Tai kokie tavo manimo yra, nežinau, top 3 ir vienas nice to have? Čia apie partnerį. Vat, kokio tu ieškotum Tinderį, žinai, ten, pasimatymą. Tai čia, tipo, kažkokia oficiali, tipo, apklausa ar dar kažkas, Ne, tiesiog, susipažįsti su vaikinu ir kokio tu, vyru, kokių savybių norėtum, kad jis tai gerai, tai tada protingas, juokingas, man tiek užtenka. Ok, šitas irgi geras. Nice to have, kad būtų aukštesnis už mane, bet not necessarily, tikrai. Tai man basically that's it, jo. Tai aš vėl, kai domėjausi šitą irgi istoriją, žinai, ir žiūrėjau ir nuotraukas, ir video, ir taip toliau, žinai, tai man buvo po to ten vienas toks faktas išplūkė, nes man patinka ramus vyrai tokie, žinai, išsilaikę, ramus, su kuriais gali palaikyti protingą pokalbį ir kad jis būtų simpatiškas, bet taip, ne per daug. Ne tas kenas, žinai, taip toliau. O nice to have, tai kad neštų man šokoladą glėbiais. Ir tu jau čia, žinai, kur glėbiais. Glėbiais. Šaukštais, samčiais ir taip toliau. Tai va, tai jeigu aš būčiau gėjus 90-aisiais,
tikrai turėčiau padidintą galimybę būti nužudyta. So. Gerai, taigi susipažinkim su mūsų monstru ir, žinai, aš norėčiau sakyti, patikėk, jis rimtai toks, bet tu tikrai tikė, aš manau. Tai va, nepaisant to, kad visai simpatiškas. Aišku, nelygų foto. Bet, tu matėjai, tu jo tikro nematėjai. Ne, tikrai esu mačius. Bet jo, parodyk. Aš tau turbūt senai parodysiu. esu mačius. Čia tokios, sakau, va čia, pavyzdžiui, yra skirtingos nuotraukos, žinai. Simpatiškas, nėra atgrasus kažkoks. Ne, normalus, simetriškas. 90-ųjų čiūks. Kalba jisai, ypač tam, šiaip interviu tai aš siūlau visiems pažiūrėti vien tam, kad būtų aišku, koks creepy gali būti, jis taip kalba. Tasme taip ramiai, taip kaip protingas visiškai žmogus. Jis nėra durnas, žinai. Kaip protingas žmogus, ta prasme, man jo kalbėsena patiko. Aš norėčiau su tokiu žmogum kalbėtis, žinai. Aišku, ta ramybė, kai jis kalba apie visą savo veiklą, kažkaip ten truputį neskaniai, žinai, sueina, patikėk. Bet, okei. Tai va, žinai, kas svarbiausia, jisai dirbo šokolado fabrike. Prasme, kaip koks Vilis Vonka. Taip, ta prasme, mano pono šaunusis, aš tau sakau. Gerai, tai grįžtant prie ištakų. Jisai gimė 1960-aisiais, gegužės 21. Taip, kad yra dvynys. Aš turiu savo teoriją apie dvynius, bet nesvarbu, gerai. Herberto ir Joyce Netė šeimoje. Turėjo dar jaunesnį vieną brolį, kuris po to, aišku, pasikeitė vardą, pavardę ir išsikraustė. Negali kaltinti žmogaus. Tikrai ne. Tėvas buvo chemikas ir dėka sūnaus tapo, aišku, dar ir rašytojų. Dėka vyresnio sūnaus, nes išleido knygą Tėvo istorija, kurie rašė apie Jeffrey auklėjimą, kaip jis pramogavo skrosdamas gyvūnus. Man asmeniškai tai visiškai suprantama, beje, kaip vaikui. Man irgi būdavo įdomu. Aš vabalus po vieną išnarstydavau, sluoksnis po sluoksnį, žinai, kaip svogūną nulupt. Aišku, aš niekada nelindau prie žinduolių kažkokių, pavyzdžiui, nes, nežinau, daug terlionės veikiausiai dėl to, žinai, bet man tai yra įdomu. Jis gaišenas panardindavo į rūgštį. Bet kartu su tėčiu beje, kad liktų tik tai skaulai ir visą kitą. Aišku, po visko jau tiek tėvas, tiek motina buvo kaltinami, kad apleido sūnų vaikystėje ir tai iš dalies yra teisa, ten pagal tų laikų gal ir ne, pagal šių laikų žiūrint tai tikrai taip. Ir Herbertas, tas tėvas, rašė, kad jūsų žmona santuoka nuo pat pradžių buvo sudėtinga dėl jos silpnos psichinės sveikatos ir audringo elgesio. Žodžiu. Tai čia dabar yra kita tokia istorija, bet labai trumpai tik tais. Nėštumo metu motina patirdavo traukulius. Užuosdavo, pavyzdžiui, iš kaimynų virtuvės kvapą ir jai prasideda tie, žinai, traukuliai. Bei psichinio išsekimo priepuolius. Ir aišku, kad 1960-ieji buvo įdomus metai, todėl jai buvo išrašomi tokie vaistai kaip receptiniai barbituratai. Čia man teko pasidomėti, kas tas yra. Ir tai yra centrinės nervų sistemos slopintojai, kol kas viskas gerai, kurie naudojami ir kaip narkotikai. Tai čia acid, ne? Aš nežinau, aš su narkotikais nesusipažinus. Aš nežinau savo narkotikų, bet anksčiau tai ten, ta prasme, duodavo, dietinės piliulės būdavo, realiai ratai. Kažkas taip, jo. Anksčiau ten... Jei nori sukūsti, bent jau tripin gerai. Jo, ten, kas? Kelionė lėknumą. Bet taip, tenai, kažkaip slopina vis tiek tą apetitą ar kažkas, tai ten, aš irgi nežinau savo narkotikų, bet tam, kad tau nuo traukulių duotų narkotikų, tai čia aš duodu 101%. Jo, ir šiaip, žinai, buvo labai tokia energinga, turint omeny jos psichiką, aš turiu vienį, žinai. Tai, žodžiu, dar morfijaus jai ten davė, ir aišku, yra normalu, kad, aš vieną kartą gavau morfijaus, dieve, kaip man patiko. Ja, išrašydavo pastoviai. Aišku, kad jį tapo priklausoma, ta prasme. Ja. Tai va, o beje, fun fact, dideliam dozėm barbituratai naudojami mirties bausmiai. Tai štai. Gerai, bet grįžtant prie jo tėvų žudiko. Kad jūs sūnus turi neįprastą hobį, sužinojo jie kartu tik tai su likusiu pasauliu ir tai buvo 91 Liepos 23. Tai čia neįprastą hobį turi omeny žudimą? Taip. Kaip švelniai pavadinta. Mano vaikutis. Aš tau pasakysiu, kodėl, po to aš tau pasakysiu, kodėl. Nepaisant to, kad tu žiūrėjai serialą, už ką aš tau neatleidžiu. bet vis dėlto, jo, aš tai net laikyčiau iš esmės hobį iš dalies.
Žiauriai labai skamba, bet vis tiek. Jo, nesakyk to garsiai. Ups. Internete. Gerai, tai visa kita apie jo vaikystę iš tikrųjų buvo daugiau mažiau normalu. Pagal jį patį, tai ten buvo iš vis gera vaikystė ir geri namai. Tas neigimas. Išskyrus faktus, kad tėtis, pavyzdžiui, daug dirbdavo, mama su depresija kovojo gulėdama lovoje ir kažkuriuo ten momentu jį dar pabandė ir nusižudyti. Na, žodžiu, akivaizdžiai, mano manimu, mano nebuvo patys linksmiausi nameliai. Tai va, ir 68 metais šeima persikrausto į namą, gražu, faina, kur Jeffrey pradėjo rinkti didelius vabzdžius ir smulkius gyvūnėlius ir kai kuriuos iš jų patalpindavo į formaldehidą. Tai čia dar vaikas buvo, ne? Aišku, tuos gyvūnėlius tai jis rinkdavo, žinok, su tėčio pagalba. Aha, šitą serialę prisimenu. Taip, partrenktus gyvūnus, žodžiu. Serialė ten gerai tipo, parodė, kad ale niekaip su tuo vaiku nesugebėjo susikonektintas tėvas. Ir tada, bando, žinai, ten einam mėtyt kamuolį, einam ten, aišku, čia gali būti fikcija, tikrai, bet tokia kaip teorija visai nebloga, žinai. Ir tada tas vaikas parodė maždaug, kad man įdomu tie lavonai, žinai, tipo, važiuoja mašina ir kelkrašti, žinai, ten skunkas ten ar dar kažkas, tai ir tas vaikas, tipo. Žarnas išvertęs. Ir tas tėvas, jis kaip irgi nori su tuo vaiku susibondinti, suprantate? O ir ne visai. Ne? Ir ne visai. Tasme taip, su vaiku nori susibondinti faktas, bet tas tėvas savo knygai vėliau prisipažino, kad jis pats turėjo tokių pačių minčių. Tik mes čia vat ir turim vieną, kuris įgyvendina tas savo mintis ir kitą, kuriam tai ir lieka fantazijos. Jis su malonumu pats tuos gyvūnėlius ten su tuo sūnum. Bet tai kaip taip gali būti, tėvas su sūnum tą patį turėjo? Daug kas perduodama genetiškai, žinok. Tik, tai čia labai specifinis dalykas toksai, taip, įdomiai, okei. Tai štai. Bet iš esmės sakau, man, žinai, žavi, kaip tais laikais viskas buvo prieinama net vaikam. Taip, žinai, okei, tėvas taip irgi into that, bet, tipo, kaip būdavo, iš kur gaudavo? Tėtė, mama, galit nupirkti man formaldehido? Ar jie tiesiog turėjo atsargas? Ir net čia dar, tipo, pre-internet, žinai, nes dabar ten gali, žinai, kokia ebėjaus ir susakyti, nesąmonę. Gali susigūglinti, kaip padaryti dalykus. Bet žinok, sunku, nes aš googlinau tą formaldehidą, tai kol aš radau būtent tą, kurio man reikia, nes jų ten dar 9 galybės, žinai. Kurio man reikia? Istorija nutyli, ką aš su juo daryčiau. Bet jo, čia good point, aš apie tai net nepagalvojau. Tiesiog. Tai ir, žodžiu, kartą per pietus tas Jeffrey, mažiukas, toksai dar fainas vaikas, žinai, paklausė tėčio, žinai, kas nutiktų, jeigu vištas kaulus patalpintų į baliklį. Tai žodžiu, tai tėtis sako, ateik, parodysiu. Ir jis parodė jam, kaip saugiai tai padaryti, proporcijas, visą kitą, žinai, kaip galim išbalinti, konservuoti tos kaulus, žodžiu, tiesiog, šitą puikiai pradžia. Bet jis vis dar augo, viskas su juo gerai buvo. Paaugęs mokykloje Jeffas buvo plius minus toks klasės klounas. Buvo net toks domerio. Aš kaip norėsiu, taip vadinsiu jį. Sure. Fanų klubas susikūręs ir 14 metų Jeffrey jau pradėjo gerti alų. Kartais į mokyklą atsineždavo gėrimų ir kai klasiokas paklausė, kodėl per rytinę istorijos pamoką jis geria viskį. Dameris gūžtelėjo ir atsakė, kad čia mano vaistai. Čia jau mes turim tokį pirmą, ne. Nes, būtent, man nežinau, man tas gyvūnėlių skrodimas, rinkimas, man tai yra smalsumas, domėjimas, jis toks truputį keistas, bet all good su tuo. Bet kai tu 14 geri mokykloj, man čia labai daug šaukia iš vis dalykų. Vienas dalykas, taip, alkoholis, tu nori nuo kažko užsimiršt, nuo kažko pabėgti. Antras dalykas, tu nori kažkaip pasirodyt, nežinau, atkreipdėmėsi, išsišokt, galbūt atkreipdėmėsi, kad kažkas paimtų ir sakytų, alio, ar tau reikia pagalbos, žinai? Nežinau, aš taip pagalvoju. Alkoholis visada yra pasekmė ir tai realiai yra pabėgimas tam tikras. Ir labai aišku gaila, kai 14 metų jau žmogus jau žino tą pabėgimo, ta prasme, čia būdą, ne? Bet, tai aišku, jau 70-ieji, alio. Jo, ten, žinai, ten,
Nu, still, tu prasme, dabar galvoju, vis tiek dabar vaikai bręsta anksčiau, negu kad bręsdavo prieš 50 metų. O, aš dabar žinau, oro uoste mačiau vaikinuką, kuriam gal buvo, maks 11, jis su pilnais ūsais. Aš žinau, aš jį taip žiūrėjau. Tiesiog. Ne, čia kaip čia pasakyti, tikri faktai, kad, Taip. kad mergaitės anksčiau mėnesiniam dabar susirga negu anksčiau ir visą kitą. Tai aš tai, žinai, galvočiau, kad tada 14 metų, vaikas tada turėtų kažkokius depresijos požymius rodyti, jeigu kažkas blogai, ne? Bet Tai, matai, pavyzdžiui, mama yra lovos. su depresija, tėvas daug dirba. Viduje namuose jo nemato niekas. Na jau. Ką, jaunesnis brolis? Nu ne. Na jau. Plius, kad depresija, nepamirškim, yra tokia sukta liga. Ji nebūtinai labai lengvai išoriškai matoma yra. Na, okei. Nu, tai va, tai esmė, kad paauglystė, aišku, jisai suprato, kad, nelabai jį traukia tos merginos, nes jau vis tiek yra hormonai, taip toliau ir pasirodo. Bet jis netgi turėjo santykius su kitu paaugliu, vaikinu, bet nekaltybės neprarado tuo metu. Ir jis pripažino, kad jau tuo metu pradėjo fantazuoti apie visiškai paklūstantį partnerį, kurį galėtų valdyti, o fantazuodamas masturbacijos metu suvokė, kad jį užveda torsai. Taip sakant, kam tos kojytės, tos rankytės, nereikia. Ir galiausiai šios fantazijos susipynė su mintim apie skrodimą ir čia jau turim tokį įsivaizduoju, bet aš galvoju, kaip tai turėtų būti baisu tau pačiam, kai tu suvoki, kad vis dėlto, žinai, vyram dar lengviau, atsistoja arba ne. Ta prasme, ir tu suvoki, kad tau nuo žmogaus ne, nuo moters ne, nuo vaikino ne, nuo vaikino be rankų ir kojų taip. Ir tu jau supranti, kad, fuck. Bet ar tikrai supranti, kad maždaug ne, nes jeigu Aš išsigąsčiau. Bet jeigu tu esi jau toks, matos tikrai, kad ten prasideda puvimo pas tave, žinai, procesai viduje, ne? Tai tada klausimas, ar tikrai, jeigu pas tai jau taip jau papuvę, žinai, ir taip iški taip apkrėsta, ar tikrai dar didesnis toks pelėsis, tu tikrai galvoji, kad galvoji, tiesiog dar vienas. Žiūrėk, taip, bet mes dabar kalbam plius iš savo perspektyvos, jau suaugusios, jau labai daug žinančios ir taip toliau. Tu esi paauglys. Tau hormonai siaučia į kairę, į dešinę, tu savęs nesupranti, tu dar nepratęs gyventi šitame, ką tu jauti. Ir dar plius tau ateina, kad, tau torsai patinka. Jo, žinok, tai ne... Bet jo, tai aš dar prieštarauju, kad nebūtinai jisai čia turėjo suvokti, kad maždaug čia kažkas blogai. Radau, kur geriausias orgazmas būna, kai masturbuoja 16 kartų per dieną nuo torsų. Jam sukanka 16. Metai, beje, kai jis galėjo pradėti savo kaip žudiko karjerą, bet nepradėjo. Miške prie jo namų bėgiodavo toksai jam patrauklus vyrukas. Ir va čia yra pirmas beje serialą man prisimenant, nes aš jį irgi, aišku, pažiūrėjau. Ne visą, nes man atsibodo, nes, sakant, buvo serialą žiūrėti nuobodžiau. Jeffrey turėjo fantazijų, kaip jis apsvaigins tą bėgiką, o kol šis bus be sąmonės, jį seksualiai išnaudos. Ir vieną dieną jisai toksai, davai taip ir padarysiu. Taip iš pradžių fantazuoju, po to, why not. Ir įprastų laiku, kai tas bėgikas bėga, jis pasislėpė krūmuose su beisbolke ir laukia savo aukos, kuris būtent tą dieną nusprendė nebėgti ir taip išvengė kaip minimum smūgį į galvą. Įsivaizduoji? Vieną dieną čidėjų pasidarai. Oi, tai žodžiu, už tai sportas tai yra sveika. Sportas ir lygų blogis. Ok, got it. Tai va, o pirma pavyko žmogžudystė nebuvo planuota. Ir tai vyko 1978. Šiaip metai, aišku, nėra svarbu iš tikrųjų, bet vis tiek. Esmė, kad buvo Dahmeris šviežiai baigęs mokyklą, po tėvų skyrybų, jau tėvų išsiskyrė, gyvena vienas jų name. Čia irgi vienas iš tų dalykų, atsiprašau. Tėvai kažkur jisai savo pats savo vienas, ne? Realiai 18 metų. Mano mama irgi paliko 18 metų vieną Vilniui, kai mokyklą nebaigė. Tai aš sakau, tie laikai buvo įdomus laikai, bet... Čia tiesiog tėvai nesusikalbėjo, nesužiūrėjo, kad jis vienas lieka. Būna, o kam nepastai? Aišku. Žodžiu, motina jaunesnį brolį išsivežė su savim, tėvas tuo metu, kadangi išsiskyrė su motina viešbutį gyvena, Dahmeris sako, chata.
Tai žodžiu, laisvas daryti, ką nori, jis vieną kartą važiavo iš parduotuvės, parduotuvėje pirko, mes žinom ką, ir pamatė tranzuojantį pusnuogį vaikiną. Ir kaip jisai sakė, aš turėjau fantaziją apie tai, kaip paimu tranzuotoją, parsivežu jį ir jis būna visiškai mano kontroliai. Aš dominuoju. Nu tai va, tas vaikinas buvo Stevenas Hicksas. Jo pirmoji auka jau, čia jau aišku, kad jis mirs, ar ne? 18-metis, kuris norėjo nuvykti į koncertą. Ir Jeffrey atsivežė jį į savo tėvų namus. Jie gėrė, kalbėjosi, bet Stevenas pasakojo apie merginas, tai Jeffrey suprato, kad nepaeis jam taip, kaip norėtų. Tai pagal jo logiką jam liko paimti Hantelį ir trenkti juos Stevenui į galvą. Hantelį? Hantelį. Ok. Bet jis neužmušė, jis tik apsvaigino. Tada, kadangi apsvaigino, neužmušė, tada sako, reik pasmaukti. Ja. Išrengė nuogą jį. Atsistoja viršum ir tiesiog masturbavosi. Jau kai jis numirė? Žodžiu, o tada, 5 minutės laimės reikia tvarkytis, ar ne? Tai jis tiesiog nutempė tą kūną į rūsį. Kitą dieną, va čia beje man irgi yra toksai labai man fakt dalykas, nes jis nesiskubina tą pačią dieną visko padaryti. Ir tai per visą istoriją bus. Nes, tipo, chill. Toksai, žinai. Aš nežinau, ar nesuvokia, kad gali kažkas pamatyti. Ar tais laikais taip nuošalu viskas buvo. Vėlgi mes čia vertinam iš savo to konteksto, iš tų dabartinių laikų, kas ten buvo realiai. Šalia kaimynų, visą kitą. Kiek ten, sakė, 7-8, ne? Tai čia, tipo, kiam beveik 5 metų atgal, tipo. Tai realiai, tai laidiniai telefonai, jokio interneto. Toksai, niekas Instagrame ne. jokių gatvės kamerų, kad ten, kažkas nufilmuos ar panašiai. Jo. O jeigu jis dar nuolat girtas, tai reikia išsiblaivyti. Realiai, tu realiai, kai esi girtas, tu tiesiog sėdi. Čia nėra narkotikai. Kai tu girtas, tu eini miegot. Tu esi be jėgų. Jo, viskas gerai. Toksai. Tai jeigu jis realiai gerdavo visą laiką, tai jis tiesiog palautų, išsimiegodavo, išsiblaivydavo ir tada, to. Einu tvarkytis. Žinai, kas indus išsiplauna, kas nueina į rūsį. Lavoną į gabalus suketvirčiuoja. Ne, jis neketvirčiuodavo, jis normaliai padalindavo, žinok, smulkiai pakankamai. Aišku, iš pradžių tai va čia tiesiog, kad torsą paliko, bet, žodžiu, supjaustė, užkasė netoli namų, bet tik tam, kad po kelių savaičių atkastų. Ne. O taip. Ne. Bet jis įsivaizduoja. Aš esu vieną kartą atkasus savo žiurkieną. Tik nesakyk, kad jisai išpistė, ką jisai atkasė. Ne. Šį kartą ne. Ne. Sakau, bet rimtai, aš esu atkasus savo žiurkieną. Vaikiško smalsumo vedima, man buvo gal 6 ar 7 metai. Ta prasme, tai buvo blogai, aš užkasiau, man tai buvo trauma ir aš daugiau to niekada nedariau. Bet jeigu ką, taip čia aš, ta kuri lavonas iškasinėjo, dievo. Tu pirmą sakai, kad, aš tai suprantu, kad jį traukia lavonai, man irgi įdomu. Tai sakau, man irgi būdavo smalsu, bet aš neužmušinėdavau, žinai, aš palaukdavau, kol žiurkienas pats numiršta. Tai žodžiu, gerai. Tai jam reikėjo, matai, palaukti, kad prasidėtų visi pavimo procesai, visą kitą, ir jis galėtų laisvai atskirti mėsą nuo kaulų. Jis ne šiaip sau tai darė. Nes? Tai kad reikėjo tvarkyti kūną, taip sakant. Tai jisai tą atskyrė mėsą, audinius, ištirpino jos rūgštį ir, ačiū Dievui, jo atveju, ačiū Dievui ir toms tarnyboms, nuleido tiesiog į unitazą. Ir va čia, man žinok, šiaip yra čia toksai blemba. Gerb tu savo auką. Į unitazą, mėsą visą, rimtai. Ką tu čia šneki, gerb savo auką, jis tik gyvą žmogų užmušė, užkasė, palaikė, iškasė ir tau čia yra jau deal breakeris, kai į unitazą nuleido. Visa kita prieš tai yra tipo all good. Unitazas čia tau riba. Man rasta tarnyba susidomės. Ne, all good, bet sakau, kad galėtų vietoj unitazo būti gėlynas. Aišku, galėtų, ta prasme, galėtų iš viso nebūtų tokių dalykų, bet... Kaip be būtų, jis kaulus sudaužė,
susmulkino, taip sakant, Aha. žinai, ir išmėtė aplink namus. Nice. Tai va, beje, žinai, kodėl jisai Dahmeris nužudė Steveną? Cituoju. Jis norėjo išeiti, o aš nenorėjau, kad jis išvyktų. Tai va, dabar jeigu kada nors vieną dieną tu sakysi, aš nenoriu, kad tu išeitum, aš liksiu. Aš niekur nejudėsiu. Ne, tai ne, sėdžiu. Kaip man eiti Tinder deitus dabar? Nu, tu man O papasakok. Jėzus, ne, čia kada nors turėsim šitą temą, neik. Aš tiek žinau istoriją apie Tinder deitus. O kaip pistis? Kukliai. Su kuo? Nežinau, patikrink jį prieš tai per tarnybas, taip toliau. Kokias? Visas. www.policija.lt ar ten Petras Petrauskas nepaieško? Interpolą. pas ten? Per Interpolą gali. Gerai, turės man parodyti, kur. Parodžiu. Tai žodžiu. Beje, Steveno palaikai bus atrasti tik... Spėk kada? 91, taip, tada, kai visas pasaulis sužinojo, kad Dahmeris iš viso yra žudikas. Nu, aš tikiu, čia pirma auka dar jis gerai ją sučečkavojo, sudaužė kaulus, išbarstė. Tai čia, nu... Ir šiaip ir apie kitas aukas niekas nežinojo iki pat pabaigos. Beveik. Beveik, beje. Nes kaimynė ten kažką. Baig. Neišdavinėk visko. Aš to tau nebepasakosiu. Gerai, tai va, po pirmos žmogžudystės buvo 9 metų. 9 metų, tuščias periodas. Oho. Pagal patį Dahmerį tiesiog nebuvo fiziškai galimybės tam padaryti tuo metu taip, kaip norėjau. Logiška, o ne? Vot koks susitvardymas. Beje, teisės toks psichologas, daktaras Erikas Ihikiai, teigia, kad kalbėjo su Dahmerio mama, kuris sakė, kad jai sūnus sakė, kad tais metais, tais 9 metų periode, eidavo į žuvusių vaikinų šarvojimus, žuvusių, mirusių, nesvarbu, ne, tada laidotuvės, o galiausiai naktį grįždavo išsikasti jų kūnų ir su jais seksualiai santykiaudavo. Jis mamai tą pasakojo? Po to jau kalėjime, jau po to, kai viskas išaiškėjo, jie jau kalbėjosi, jo. Tai va, bet aš asmeniškai sunkiai tuo tikiu, nes visų pirma, tai tik vienas tas daktaras Erikas apie tai pasakoja, o šiaip beje pats Dahmeris labai atvirai pasakoja apie viską ir jis niekada nebuvo apie tai užsiminęs. Jis būtent sakydavo, kad tuo metu tiesiog nebuvo kaip tai daryti, žodžiu. Ir visų antra, ta informacija buvo atskleista tik po laiko, tai yra, kai jau Dahmeris buvo negyvas. Ir visų trečia, kariuomeniai nėra tiek laiko ir tuo labiau naktim išslinkti iš dalinio, grįžti pastoviai. Jis tuo metu kariuomenį, sakiau. Ne, nesakiau. Nesakiau, tai gerai, dabar pasakiau. Jis 9 metus kariuomeniai buvo? Ne, visai, palauk. Tai... Žodžiu, grįžti pastoviai žemėtam ir panašiai, žodžiu, aš netikiu. Bet esmė, kad taip, jisai buvo įstojęs į kariuomenę buvo todėl, kad jis prieš tai ten mokėsi kažkokiam universitete, bet po to jį ten išmetė ir tada 79, tai yra metai po anos žmogžudystės, jis įstojo į kariuomenę, iš esmės tėvas jau ten užriko, kad, žinai, daryk kažką su savo gyvenimu. Negu ten baubė nuolat norėti iki vakaro. Tai... Jo, va tam ir esmė, žinai. Ir Dahmeris buvo išsiųstas į Vokietiją. Jis prasimokė tenais paramediką, žodžiu, kursą kažkokį. Taip toliau. Jo. Tai vat ir tuo metu jis nieko nenužudė. Aišku, iš kariuomenės jis buvo pašalintas, kaip parašyta, garbingai atleistas. Honorable discharge. Tai viskas. Kokia žurnalistė. Ir aišku, tačiau dėl problemų su alkoholiu. Kas neturėjo būti tas honorable, bet, padarė, kaip padarė, ar ne? Tai ir kadangi tada kariuomenė, aš nežinau, gal jie ir dabar taip daro, bet, žodžiu, davė bilietui pinigų, kur nori bilietą. Tas niekas tavęs negražina, tai, kad, žinai, jeigu tu, tarkim, iš Vilniaus išvykai, tai Vilnių ir gražina. Ne. Nori į Malibu? Davai, varyk į Malibu, žinai. Tai jis ir išvyko į Floridą, pradėti savo puikaus gyvenimo. Bet realiai tai viską vėl pragėrė. Ta žinai, tiesiog fantastika. Ir jam teko grįžti pas tetuką. O tetukas turėjo sužadėtinę jau naują. Tai nelabai faina. Kiek jam metų, kokį 7-9 iš 29. Nu jau diedas. Palauk, ne, 19, 60 gimė, ką aš čia meluoju. Tai kada iš espėjo po mokyklos baigimo, 18 buvo toje kariuomeniai. Ne, palauk, dabar biškai supainiau. Tuo išpainiusiu dalykus. 18 metais jisai baigė mokyklą, nužudė Steveną. 79 metais jisai išeina į kariuomenę.
Ir ten po kurio laiko atleistas. Aš dabar nežinau, tiesą sakant, kiek metų jisai buvo. Kiek jis... Nu, tai jeigu kursus baigė, išsiųstas į Vokietiją, tada, kol dar užsidirbo visokių, nu, tai kokie 4 metai praėjo, tai aš manau, kad jam čia yra apie kokius 2-3-4 metus drąsiai, žinai. Bet čia yra, žodžiu, per viduris to periodo 9 metų, kai jis nieko nedarė. Jo. Iš esmės, jo, turėtų taip ir būti, arba 2/3. Kažkas tokio. Tai žodžiu, kadangi jisai toliau pilnai pylė visas dienas, tai jam teko, aišku, persikelti iš viso pas močiutę. Močiutė buvo ta, kuri rodė meilę jam ir kuris rodė meilę jai kažkokiu būdu. Ir todėl visi tikėjosi, kad jinai būtent atkalbės nuo alkoholio, susiras jisai darbą ir gyvens atsakingai. Jis iš tikrųjų buvo susiradęs darbą, tada jį prarado. Dar šiek tiek anksčiau buvo suimtas už savo seksualaus nuogo kūno demonstravimą viešą vietą. O kodėl tu būtinai parašai seksualų? Todėl, kad žinai, ten tą istoriją žiūrint, šita istorija tai Maros buvo ir serialė, kuris ten kažkokioj mugėj, išeina į mugę ir ten, žodžiu, pribaubė ir tada... Šokate kažką? Jo, nusimovęs kelnes ir taip toliau, žinai. Ir aš tiesiog įsivaizduoju tą tokį, kur, žinai, tu visiškai esi paveiktas, nežinau, neteisybės gyvenime ir visa kita, ir viskas tau yra blogai, nu tai bent jau pašoksi, parodysi kitiems savo užpakalį, žinai, ir pats įsivaizduoji, kad labai seksualiai atrodai. Tai aš apie tai čia. Tai va, tai čia beje yra pirmas jo įrašas policijai. Ne paskutinis. Bet vis tiek. Ir mes tada pasiekėm jo tokio įdomiojo, jau man įdomiojo gyvenimo pradžią, kai jis įsidarbino Milvokio Ambrozijos šokolado fabrike. Ambrozijos. Dievų maistas, ambrozija. Tai va, nu ir tada prasideda žmogžudystės vėl. Kartą Jeffrey sėdėjo bibliotekoje ir gavo raštelį nuo nepažįstamo vyro. Dabar tu įsivaizduok, kurie tai yra laikai. Tam raštelį tas vyras pasisiūlė padaryti Dameriui, mes kalbam apie biblioteką, oralinį. Aš asmeniškai, tais laikais, aš veikiausiai būčiau sutikus jo vietoj. Tipo, why not? Bet taip darydavo, žinok. Nes, bibliotekoje? Šiais laikais tai jau man būtų, atsiprašau, ką. Nes nedora. Čia Gal daugiau nedora. Tai va, bet jis ignoravo pasiūlymą. Nes jisai nori lavonų. Goret. Ne, jis dar nežino, kad jis nori lavoną. Nu, deep down, man rodo, žino. Ne, žinok, nes jis ir... Aš dabar tau nesakysiu. Iki pat galo jis būtent teigia kai kurios dalykus. Tai žodžiu. Tai va, bet jam užteko to raštelio, kad prisimintų, aišku, paauglystės fantazijas apie visą dominavimą. Tai nėra apie lavonus, tai yra apie dominavimą. O tada pradėjo lankytis gėjų baruose, voniose. Nu ir, žodžiu, kitur, kur būdavo. Beje, tos gėjų homoseksualų, bet tuo metu tai ir būdavo, vadindavo taip gėjų vonios. Nu, man labai patiko, aš per kitur esu mačius. Ten tokia oazė jiems, šakės. Ir ten taip, aš būčiau norėjus tenais būti, žinai. Ten yra daug džekuzi, viską pritemdintos šviesas, tada yra kambariai aukščiau palipus, kur, žinai, jeigu jau užsidžekuzinį, jau gali eiti pakedent plunksną. Nu, žiūri, faina, viskas. Tai va, tai, bet kas jį sunervino, tai kad kai susirasdavo tenais, tokiose vietose kokį nors partnerį, kad jo visi partneriai judėdavo. Įsivaizduoji, judėdavo. O ne. The audacity. Ir šiaip seksą metu, ir tau gera. O ne, šitą mes skipinam. Šlikštu. Šlikštu ir žemą. Pasibaisėtina. Ne, bet pasiždok viskas logiška. Jis turi savo logiką. Ir jeigu jam nepatinka, kad jie kruta. Kruta. Tada jis ima savo sekso partneriams ar aukoms, nežinau kaip tiksliau būtų pasakyti, jis ima duoti migdomųjų įmaišytų į gėrimus, kad nekrutėtų. Taip. Ir čia mes matom labai logišką, man suprantamą logiką. Jis niekam nepakenkia, jam gerai, nes nieks nejuda, o tam, koks jam jau skirtumas, jis labai. Oi, ne, čia žiauru. Ne, čia yra išprievartavimas. Nu taip.
Aišku, vėl, prieš tai jis pasirašė seksui. Jis nepasirašė seksui be sąmonės, bet seksui jis pasirašė. Ne, nesiskaito, ne, ta prasme, ne. Jeigu aš papulčiau į tokią situaciją, aišku, aš išsikviešiu policiją ir taip toliau. Bet turiu omeny, kad, logika. Ne, nežinau, kiek kartų reikia, ne. Žodžiu, tada jis palaukdavo tiesiog, kol žmogus atsijungia ir pradeda savo seksualinį aktą. Aišku, yra toks vienas dalykas. Ta gėjų vonių administracija gavo nusiskundimų. Aš tikiu. Tai kadangi ten buvo pakankamai glaudi bendruomenė, tai jie nusprendė išmesti Dahmerį iš savo narių. Tiesiog. Nežinai. Keli palaipsniui sako, kad tas ir tas ir tas. Ir jo, he's being a creep. Paprasta. Tai tada, žodžiu, Dahmeris sako, ką čia daryt? Tai teks daugiau investuot. Ir tiesiog pradėjo vesti savo mylimuosius dar kažkaip partnerius į viešbučius. Kol galiausiai. Iš ko jisai gyvena? Taigi šokolado fabrike dirba. Gerai. Naktiniai viešbučiai kainuoja, tos vonios irgi tais laikais. Still, babkės yra babkės, visais laikais babkės yra babkės, ne? Gerai, jeigu dirba, nes aš, žinai, mano mintyse esi alkoholikas, kuris jis praranda darbą. Taip, jis alkoholikas, bet jisai dirba, jis man rodos naktiniai pamainoj dirba visų pirma. Tai dieną jis kažkiek ten pramiega, tada kažkiek pageria, o šiaip jis gyvena pas močiutę. Supratau. Jam maistas teikiamas, viskas teikiamas, žinai, to prasme. Tai žodžiu, ir galiausiai 1987 metų vakarą Dahmeris sutiko 25 metų Steveną ir parsivedė šitą bare sutiktą vaikiną į ambasadoriaus viešbutį. Tai va, bežiūrėjau aš tą viešbutį, jisai veikia ir dabar. Aš manau, kad jie reklamą ant to pasidarė, bet ten žiauriai fainas toks art deco stilius. Žodžiu, ten žmonės varo votkintis vestuvėm ir taip toliau, ta prasme, nežinau, man įdomu, ar jie tą kambarį yra išlaikę kaip istorinį, žinai, tokią, bet... Žinai, kaip pagalvoju, visuose namuose yra kažkas numiręs ir ne po vieną kartą greičiausiai, taip kad... Bet žinai, mes kalbam apie šitą. Sure. Ne apie kiekvieną lavoną, žinai, ne apie kiekvieną lavoną arba lavono šeimininką yra serialai daromi. Tai kaip bebūtų. Taigi Dahmeris. Jis norėjo tiesiog Steveną apsvaiginti, beje, jis buvo toks sexy boy, žinai, ir praleisti naktį su juo. Neketino jo kažkaip nuskriausti. Neketino. Ir jis tą visiškai sako ir po to, kai viską papasakoja, jis ir tada sako, aš nenorėjau. Doubted? Bet. Žinai, ką toks psichopatas šneka, tai čia... Jis ne psichopatas, dar kad toks sakau. Tai va, bet atsibūdęs ir te pamatė, kad tam Stevenui buvo sulaužyti šonkauliai. Jis visas nubrozdintas ir volia, pasirodo, nors pats to nepamena. Jis mirtinai tiesiog uždaužė į kumščiais. I call bullshit, kad aš nenorėjau jo nuskriausti ir tada sudaužiau ir tada neatsimenu. Taip, blackoutas. Aš manau, gali būti. Jeigu plus jisai ten velnis, žinai, davė jam irgi vaistukų, taip toliau, gal savo kažkiek ten, gal galų galę pasileido, žinai, nes šiaip po to jis tai pasileido plaukus, tai tikrai, žinai, gal tuo metu jau atėjo tas impulsas toksai, žinai, stiprus ir tada tiesiog sąmonė ištrynė šitą. Tai irgi galimas variantas, bet galų galę, nes matai, kodėl aš tikiu, nes apie viską šiaip jis pasakoja labai nuosekliai, labai atvirai, jis ne vieno savo nusikaltimą neneigia, bet būtent apie šitą už jį man rodos jis yra nenuteistas. Nes trūksta įrodymų ir jisai pats nepamena, kaip tai buvo. Sako, veikiausiai tai faktas, nes, ar ne, bet sako, bet aš nepamenu paties fakto. Okay. Sako, man tai tiesiog nuoširdus žmogus. Tikrai, nors prie širdies dėk. Tai va, aišku, kas liečia šią auką, Stevenas Tuomė, jam buvo 28, iš viešbučio jį išgabeno, kaip beje, ne vieną auką, o pakankamai daug, ir tai yra liūdnas dalykas, lagaminė. Jis pats Dahmeris taip išgabeno? Ne, persimetė per petį ir nusinešė. Tada tą lagaminą nusivežė į močiutės namus. Ble, toks močiutės namus. Ir žinai, močiutė mezga ten savo. Tai yra žiauru. Ir kur tik po savaitės. Smirdyt pradėjo.
Ne, padalino kūną vėl dalimis. Jis jau tikrai pradėjo smirdėti. Nukaulino mesas. Sudėjo į plastikinius maišus. O pačius kaulus susuko į medžiagą, kad nesigirdėtų ir sutrupino. Tada viską, išskyrus aukos galvą, tiesiog išmetė į šiukšlių konteinerį. Va taip paprastai, žinai, vidurinios. Po 2 savaičių jis paėmė Tuomi galvą ir ją išvirė. Tam, kad gautų baltą kaukolę, aišku, kurią po to naudojo masturbacijai stimuliuotų. Aš gerai išsirinkau pirmai pradžiai. Bet jis į ją žiūrėdavo, ar kur nors kišdavo savo pimpalą? Nežinau. Apie šitą nepasakojo. Aš kaip įsivaizduoju, kad galbūt užtekdavo kaip vizualinio, vien tai, kad tai yra. Nes jis beje sakė, kad vat, būtent Tuomi jam buvo labai gražus. Labai fiziškai gražus. Ir jo visos aukos, vat, kokį turėjo panašumą, nes buvo įvairių etninių grupių, kad jie visi buvo raumeningi, išvaizdus, vėl, jo atžvilgio, žiūrint, bet tai bet Stevenas jam buvo tipo labai gražus. Na, žodžiu, ir po šito žmogžudystės Dahmeris jau nebesistengė savęs valdyti, o priešingai ėmė ieškoti aktyviai aukų. Tai va, tai aišku, greit jo nebetenkino nužudimas ir jis norėjo daugiau. Ir interviu su pačiu Dahmeriu žurnalistė klausė, sako, kam tu darėjai aukų polaroidinės foto? Sako, ir tai man buvo būdas atsiminti, kaip jie atrodė, jų fizinį grožį. Tai matai, čia nėra tai, kad jis norėjo išsaugot tą grožį. Kaip kvepalų žudikas, ar kaip ten ta knyga, aš nebeprisimenu. Kvepalai, man rodos, taip ir vadinasi. Kvepalai, jo. Kur norėjo tą kvapą, tokį, žinai, už tai žudydavo, tai šitas norėjo grožį išsaugot. Tai čia, viskas iš gerų ketinimų. Taip. Gerais norais keliasi pragarą Kristus. Žiūrėjau, tai dar vienas toks įdomesnis apie žmogaus obsesiją faktas. Jisai norėjo kažkaip pasilikti savo auką savo. Tai vienos aukos galvą atsinešė į darbą ir pasidėjo spintelį. Super. Man šitas labiausiai patiko, daug maždaug, atsiprašau, ką? Tiesiog, va. Ja. Įsivaizduoja, ateina tiesiog pravartų, žinai, su... Ką čia neši? Ai, šitą boulingo kamuolį. Bet šiaip buvo dėžutė. Kitų kūno dalis jis laikė šaldytuve, o iš kaulų, kaip ir sakiau, kad pasakysiu, planavo padaryti altorių, kuris padėtų jam pamatinti savo obsesiją ir, kaip jis sakė, susirinkti mintis. Ir dabar, susirinkti mintis, tai aš tau parodysiu dabar nuotrauką įkeliusiu Instagramą, kur jis pats piešia, kaip tas altorius turėjo atrodyti. Taip, ten iš šonų yra 2 skeletai pilni, tada yra kaukolės, tada yra jo krėslas priešais, kuris kontempliuotų apie gyvenimą. Nice. Architektas. Menininkas, net sakyčiau, tokie, žinai, tokie vizijos. Aukštesnė, būtent didesnė vizija turinti, žinai. Išties. Revoliucionierius. O, dėta, mano, tai žodžiu, man čia buvo toks įdomus, aš atsiprašau, ką, bet nebelik. Ai, prieš tai viskas buvo tvarkoje. čia jau yra tavo riba. Prieš tai man dar buvo toks, kad dar suprantu kaip. O čia jau buvo gal tu psichas? Ai, okei. Supratau. Ir šiaip bendrai jis į savo butą pilną lavonų absoliučiai ramiai žiūrėjo, žinok. Sako, buvo atveju, kai pagalvodavau, kad groteskiškai čia viskas, bet tas apsėdimas daryti, ką dariau, tai visiškai užgožė bet kokį pasibjaurėjimą. Aš tikiu. Ja. Aš iš esmės jaučiu, suvokiu, kaip jis galėjo iki to nueiti. Tai buvo viskas palaipsniui, bet va tos fantazijos labai vedančios, po to jos tampančios veiksmais ir tada tampančios pateisinimais tiems veiksmams. Ir štai mes turim, kur daugmaž. Dar vienas, žinai, kam nepasitaiko. Žodžiu, judam toliau. Kita auka, Jamie Dockstader, kuris buvo 14 metų. Jo. 88, sausio 16, matau metai, kurių norėjai. Jis paskutinį kartą buvo matytas gyvas ir nors jauno amžiaus, bet jis jau dirbo prostitutų, vėl laikai, ką padarysi. Ir Jeffrey jam pasiūlė, kas beje yra jam įprasta, $50 už tai, kad papozuos nuogas nuotrauką.
jam, tam Jamie, Dockstater, kaip ir geras variantas, jam tai reikia pozuoti, jam nereikės nieko daryti, jis gauna Pam Dolcių. Pam Dolcių tais laikais yra daug. Nu, žodžiu, tai aišku, jie vis tiek užsiėmė seksu ir galiausiai Jeffrey paspaudė Jamie. Tiesiog. Nu ir su palaikais susitvarkė taip pat kaip ir tuo atveju. Toliau buvo 22 Richardas Guerrero, kuris dingo 88 kovą. Dahmeris taip pat pasikvietė jį pas močiutę. O Jezu, pas močiutę. Tai taip, jie visi rėjo pas močiutę. Ai, Jezu. Okay. Nes kam leis pinigus viešbučiai? Gerai, ne, aš suprantu, tarkim, mes su drauge pas jos močiutę bute, močiutę radiją užsileisdavo virtuviai. Viena sėdėdavo tarp durį, tipo saugodavo, o kita balkonė rūkydavo, žinai. Kai mums buvo 16-17 ar kiek. Tai močiutės yra dalykas geras. Tai aš noriu pailiustruoti, kad ta oblivious tokia, žinai, močiučių, jos labai stengiasi nematyti ir jos ir nemato ir tokia. Ir tas nematyti, negirdėti ir neužuosti. Viską, ką turėjo Dahmerio močiutė daryti. Jo, realiai, literaliai. Ir aš kaip ir, nu, dabar galvoju, ar čia visų laikų močiutės tokios buvo, ar čia. Bet, žodžiu, tas, kad jinai tikrai ten nieko nematė, negirdėjo ir panašiai, aš tai tikiu, kad jinai numirė ten iki kol ten. Reikia tikėtis, kad jinai numirė iki tol, kol išaiškino Dahmerį. Man rodos, ne. Jesu. Tiesą sakant, apie močiutę, žinai, taip sakant, neišgooglinau, bet man rodos, kad ne. Nes nepamenu jos mirties. Nu, aš tai vis tiek tokia, žinai, kadangi tu nežinai, tai ir man nepasakysi, tai aš tiesiog pasakysiu, kad aš tikiuosi, kad jis numirė prieš tai, bet tas toksai nekreipimas dėmesio, tai man atrodo, kad čia yra, nu, žodžiu, common dalykas. Nu tai va, tai pas močiutę pabuvo ir dar vienas vyras, toksai Ronaldas, bet tada močiutė, nu, žinai, vėl mes apie tos laikus kalbam, močiutė tai iš viso ten, ji buvo labai religinga, visa kita. Ir čia pas anūkėlė eina draugai. Ir vis skirtingi draugai. Ir dar dar juodaodžiai. O ne. O jie. Wow. Na, žinai, tai tada jinai suprato, kad Jeffrey yra ne vienas, žinai, ten daugiau nepapasakota, serialė parodyta, bet vėl nežino, kiek ten yra ta istorija realu. Ką turi omeny, ne vienas? Nu, kad Jeffrey ne vienas, o su tuo Ronaldu. Žodžiu, ir jie ten kažkaip atkreipė dėmesį, kad, žodžiu, jie ne vieni, tai, nu, kažkokiu būdu ten Jeffrey turėjo atsisakyti minties nužudyti Ronaldą ir vietoj to, kai, aišku, jis atsipaipalėjo nuo tų pigių narkotikų, Jeffrey turėjo nuvežti į ligoninę. Serialė rodo, kad ten įsodino į autobusą. Istorija sako, kad nuvežė pats. Nu, žodžiu, bet močiutė jau irgi buvo taip truputį gana, žinai, šiek tiek. Ir jį liepė mylimam anūkui išsikraustyti, nes jai nepatiko, kad jisai daug geria. Tempėsi namo vyrų seksui ir dar kažkokie keisti kvapai iš rūsio eina. Bet čia rimtai jinai, ta prasme, taip. Tai šiaip progresyvi močiutė, nes jeigu dar labai religinga, tai aš įsivaizduočiau, kad neapšauktų, kad jį ten koksai demonas apsėdęs. Matai, jį labai ilgą laiką bandė tiesiog kviesti kartu į bažnyčią, bet jį labai mylėjo savo anūką, tai nedarė to taip per prievartą, žinai, bet vis švelniai bandė atvesti doros kelią. Būk gerutis, neger. Gerai, močiutė. Močiut gerai. Na, žodžiu, ir būtent čia jisai persikrausto į savo butą. Į savo butą, dėl kurio po to nugriovė visą namų kompleksą ten buvusi. Ir ten labai ilgai galvoja, ką padaryti ir taip toliau, gal, žinai, kažkokį parką atminimo, taip toliau, tai nieko iki šiol nepadarė. Iki šiol? Iki šiol, ne. Nes kažkokį monumentą galvoja. Norėjo tai, bet ne. Vis dar užtverta viskas tiesiog tvorom ir... Nu, nes, žinai, iš esmės ir yra tiesa, žinai, aukų šeimos sako, nu, ta prasme. Nes jam, pavyzdžiui, buvo planas padaryti vaikų žaidimų ištelę, sako, jums viskas gerai sugalvot, ta prasme. Čia žmonės mirė. Ne, bet praeis pakankamai laiko ir jau neberūpės. Nu, prekybcentrį padarys veikiausiai. Jo. Tai, žodžiu, nu tai savo naujam bute, jau kuris atsikraustė, jisai netrukus prisivilioja 12-13 metų vaikiną, jie apsvaigina, draugiškai masturbuojasi prieš jį, tiesiog. Draugiškai. Iš visų žodžių, kuriuos galėjai parinkti. Jis jo neprievartauja. Jis tik prieš jį gulinti pasliką. Iš visų žodžių, kuriuos galėjai parinkti šitam sakinį, tai išsirinkai žodį draugiškai. Ne, žinai, aš galvoju, jeigu koks nors žudikas maniakas visas moteris žudytų ten visaip kaip ir mane tiesiog apsvaigintų ir ant manęs dročintų miegančios, aš sakyčiau, ačiū draugė.
Ačiū draugė tau. Man tai būtų draugiškas elgesys. Tu nežinai, Arba kas iki tai tiek žudė, kad netrauki. O dieve. mane- Atskira tema. Jo, tebūnė. Kaip bebūtų, jis buvo kažkaip sulaikytas. Tiksliai nežinau kaip, žinok, nuteistas 5 metam. Bet jų neprasidėjo. Ne. Aišku, kad ne. Ai, nu ir kažkokiu būdu jis buvo sulaikytas, nuteistas 5 metam lygtinai dėl 2 laipsnio seksualinio priekabiavimo ir turėjo užsiregistruoti kaip seksualinis nusikaltėlis. Jau mes turime ne jo 2 tokį gerą įrašą ir jau net kaip seksualinis nusikaltėlis. Jau čia kaip ir gerai atrodo, nes jo pavardė patenka į oficialų registrą, bet. Žodžiu, jo tėvas pasamdo jam advokatą, aišku, ir paprašo pats, kad reikia psichologinio įvertinimo. Ir jisai gavo. Ir tas psichiatras pasako, kad Jeffrey kenčia nuo gilaus susvetimėjimo, linkęs į impulsyvumą, yra paranoidinis ir galiausiai kenčia nuo šizoidinio asmenybės sutrikimo. O tas gilus susvetimėjimas, aš, pavyzdžiui, kai pamačiau ten tą išvadą, aš nebuvau anksčiau su ją susidūrus, galvoju, ką tai reiškia. Tai yra tiesiog socialiniai psichologijai susideda iš 3 tokių dimensijų. Socialinės izoliacijos, bejėgiškumo ir, man labiausiai patiko paskutinis, nenormalumo. Ir va tokį būtent aš jį ir įsivaizduoju. Jis socialiai izoliuotas yra pilnai, nuo pat vaikystės realiai. Jis yra, bejėgis, čia Ne, bejėgiškumo diskutuotinas jausmas- dalykas, taip, bet bejėgiškumo jausmas tai tave tiesiog jisai turi, žinai, ir tu jį turi. Ir tas nenormalumas, vat būtent tai, apie ką kalbėdavo ir jo klasiokai ir visi kiti, kad jis kažkokį nenormalumą turėjo, žinai. Ir vat po to, kai su juo yra interviu, sakau, ten yra to ne psichopatija, o tiesiog nenormalumas. Bet taip neskamba labai... Aš tau siūlau tiesiog pažiūrėti tos video su juo. Labai Pamatysi. profesionali diagnozė, nenormalumas. Nu, toks. Yra kaip yra, gerai, neskabinė. Nu, bet tarsi, realiai, nu. Taip, bet aš tai, gerai, yra kaip yra, gerai, rimtai. Šiš. Pažiūrėk video. Man gal išeit? Pažiūrėk. Lybdis. Pažiūrėk tiesiog video, vat būtent su juo. Rimtai, labai siūlau. Aš kai žiūrėjau, buvo toksai, wow. Toks atsiranda visiems, kas klausosi, labai siūlau tiesiog pažiūrėti su Dagmar ir ten Last Interview, man rodos, pavadinimas kažkas tokio. Tai gerai. Tai va, tai po šio incidento su teisėsauga, aišku, jis perskelia vėl pas močiutę. Ten išlaukė 2 mėnesius, prisiliojo naują, jau 5 auką, tokią Antoną Sirsą, 24 metų, kuris buvo tada, 8-9 kovo 25 paskutinį kartą matytas. Ir Antonį turėjo susitikti su šeima. Jis atvyko, žodžiu, atšvęsti jo paaukštinimą. Bet taip ir nepasirodė, aišku. Šeima apie jo dingimą parašė tik po 4 savaičių. Beje, ši žmogžudystė vėl nebuvo planuota, nes pats Anthony iškalbino Jeffy ir nuvyko pas jį. Kitą rytą Dahmeris, aišku, vėl nutempė lavoną į vonę. Močiutės vonę. Ta prasme. Ir nusprendė, kad šį kartą reikia pabandyti nudirt odą. Žinai kodėl? Nes Dagmariai buvo Anthony labai patrauklus. Ir jis norėjo imidžą pasilikti. Jo, nenorėjo atsikratyti visą kūną. Sausvietį. Na, žiauriai. Čia kaip atvirukus pasilaikai mylimojo. Žinai, ten gėlytės kiti tarp džiovina, tarp knygos lapų. Bilietus išėjimą į kino teatrą. Čia oda. Tai va, taip Anthony tapo pirmoji, kurio kūno dalis Dahmeris pasiliko. Tai, žodžiu, jis bandė nudirti, aišku, ten jam nelabai pasisekė, tai jis pasiliko galvą ir genitalijas. Ir vat būtent šitą galvą jis atsinešė į darbą, kur paskui. Cool. Ricky Biggsas, 33 metai, paskutinį kartą matytas 90 gegužės 29, iki to gyveno pas savo pusiau sesę, po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo, tai irgi geras fruktas, bet jo nužudymas atnešė Dagmariui dar vieną naujovę, apie tai, ką mes kalbėjom, polaroidą. Jis fotografavo negyvą savo aukos kūną įvairiose pozose ir tada, kaip įprasta, padalino kūną, šiaip žiauriai skamba, kai sakau, kaip įprasta, padalino kūną į dalis ir kai ką išvirė, kai ką ištirpino, šį kartą ir kaulus ištirpino iki tiek, kad juos buvo galima nuplauti kanalizaciją, jo torsą, prisiminkim, kaip tai jaudina, patalpino į statinę su rūgštim ir beje viskas vyksta jo bute, nedidesniam negu mes gyvenam. O kaukolę pasidėjo šalia jau esančios Anthony kaukolės. Ir dabar aš tau parodysiu nuotraukas šito negyvo vyro iš esmės pozose. Bet atletiškas kūnas, ne?
Jis lavoną šitą Taip. pozicionavo ir, ta prasme, ir... Ir fotografavo. Nes jam kažkodėl buvo smagu, įdomu į tas keistas pozas, tokias išsiriečiančias, žinai, įdėt. Aš esu mačius, tada, kai aš sakiau, kad prieš tai mokslo metais, studijų metais, aš esu mačius būtent iš nugaros tos polaroidus. Aš niekaip net gaminau, kur aš mačiau, iš kur aš turiu tą informaciją, bet pamenu, kad mačiau tai tikrai. Net nebejoju, kokiais ten 98 per teleką parodė, nes, anksčiau tokius dalykus, žinai, tiesiog 7 val. Vakaro visą šeimą sėdi, žiūri žinias ir, žiūrėkite, ir net neužblurinti nei veidai, nei niekas, žinai, tiesiog. Tai žinau, čia irgi šitas nuotraukas, aš kai žiūrėjau, žinai, šiaip mažai pavyko rasti, turiu pasakyti, bet tos, kurios pavyko, tai tik pusė buvo užblurinta. Aš tikiu, pilnai tikiu, čia wild 90s, tarsi, absoliučiai. Tai žodžiu, padėjo kaukolę prie kaukolės, ne? Super. Na ir po savaitės jisai prisikvietė tada dar vieną vaikiną. Bet čia... kai tu lopas, tai lopas. Jis netyčia išgėrė gėrimą, kuris buvo skirtas būsimai aukai. Ir užmiga. Tada auka buvo nepėsčias. Auka jau nebepavadinsi. Jis pavagė pinigų, laikrodį, kelis rūbus ir pasišalino. Super. Ne visai super. Nes dabar... Jeigu jis būtų patikrinęs kambarį stovinčią statinę, kambarį stovi statinė, nuo kurios eina kvapas. Not my business, not my problem. Atėjau čia pasipist. Ne mano bežinėlis, ne mano cirkas, aš suprantu, bet... Bičias trūko, tai aš bent, supranti, babkį pasiimsiu. Bet to jau būtų užtekę nuteisti damerį, supranti, jau būtų iki mirties užtekę nuteisti. Ir viskas būtų. O kas ten statiniai buvo? Tai Antoni Torsas. Okay. Aš tiesiog paklausiu. O aš tokia dumu, aš tokia... Žodžiu, tai būtų galima nuteisti damerį, ne? Jau būtų galima. Bet vietoj to mes judam prie Edi. Edi, kuriam buvo 28, kuris paskutinį kartą buvo matytas 90 birželį. Tai įprastai balindamas kaulus dameris vis gaudavo tokias trapes kaukolės. Vėl gerai skamba įprastai, bet tebūnė. Sure. Todėl jis ieškojo būdų to išvengti. Mokslininkas, tyrėjas, aš tau sakau. Todėl Edžio skeletas buvo keliems mėnesiams padėtas į šaldiklį. Ir kai vėliau Jeffrey bandė išdžiovinti kaukolę, šis sprogo orkaitai. Dabar tiesiog įsivaizduoju, jeigu, nežinau, ar jam praeina šitas siutas, ar kas, jis nusprendė nebežudyti, išsikrausto, į jo būtų atsikrausto šeima ir tiesiog toj orkaitai gamina vakarienę. Jep. Man čia kažkoks čia vištos kaulelis, nekreipdėmės. Tai kaip bebūtų, 91 metų kovą Edžio, tos aukos, sesuo sulaukė skambučio, kuriuo jai labai tikėtina, kad pats dameris pranešė, kad jos brolis negyvas beje. Jo, ir čia yra vienetinis atvejis, bet... Pabandė, nepatiko ir toliau. Kaip ir sakiau, mokslininkas, tyrėjas. Visiškai, toks eksperimentatorius. Ir mes priėjom dar tik prie 8 aukos dabar. Ernesto Millerio. Tik dabar prie 8. Dar net pusę. Bet jisai sprį turėjęs, grinai tokį sprį. Tarsi ten buvo pradžioje, žinai, kažkas, tada buvo labai ten ta pertrauka ir tada atėjo tos toksai, na. Šiaip jis vis mažino tarpus po to. Jo, bet čia yra, čia daugumos tų serijinių žudikų yra, tas, žodžiu, eksponentiškai mažėja tie tarpai, ten, čia. Ir galiausiai tai prigauna. Arba pats numiršti, nes, niekada nesustoji pats, tiesiog savaime, žinai. Ypač kai tie tarpai mažėja, ta prasme, visą kitą. Nors yra vienas kitas žudikas, apie kurį aš po to papasakosiu, Green River Killer. Jis labai ilgai veikia. Jis nelabai klaidų darė. Ten iš šitos pusės žiūrint žudikų, wow. Talentas. Tai kaip bebūtų, bet Ernestas Milleris, jis 90 rugsėjį nebegyveno netgi Milvokyje. Tiesiog užsuko aplankyti giminaičių, o pas damerį, aišku, užsuko dėl Pem dolcių. Why not? Tarsi, man iš viso šitą istoriją tokia kraupi, beprotiška, nes kažkaip literaliai viskas tyliai, ramiai vyksta. Tiesiog, žinai, kaip ir mokslinis tyrinėjimus, žinai, kažkas ten pieną pasiema rytais, kažkas lavoną išmeta, žinai, šiukšlių dėžę. Ta prasme, žodžiu, tai jį nužudęs, kol vonioj dalino kūną, dameris kalbėjo su aukos galva ir ją bučiavo. The fuck?
Toliau dar geriau. Dalį kūno, širdį, kepenis, dalį kojų audinių jis sudėjo į šaldiklį. Idėjų kam? Suvalgė. O likučius išvirė, bet kaulus ketino pasilikti. Čia tam altoriui. Nu, žinai, trūksta. Tai va, kanibalizmas atsirado iš smalsumo, bet po to peraugo į poreikį. Taip jie buvo labiau, kaip jis sakė, su juo. Jis pats taip sakė. Labiau manyje, su manim. Aš neturiu ką į tai atsakyti. David Thomas, kuriam buvo jau 23, nužudytas 90 rugsėjo 4. Jis buvo nužudytas realiai tik todėl, kad kai jie apsvaigino, Dahmeris nepajautė jam potraukio, bet va tokia vėl logika, ne? Jis pabijojo, kad Davidas supyks, kad buvo apsvaigintas. Tai sako, reikia nužudyti. Tebūnie gal, tegu papyksta žmogus, papyks ir praeis. Ne, nužudom. Jo, tai va, o jo kūno dalių ir nesaugojo, bet nufotografavo visą procesą, kas vėliau beje padėjo identifikuoti Davido kūną. Ir jeigu neklystu, Davido kūną padėjo identifikuoti patį pirmąjį. Vat būtent tos nuotraukos, nes, aišku, nuotraukas rado. Toliau, Curtis Strother. 18-metis, paskutinį kartą matytas 91 kovo 7. Dahmeris pasiliko jo kaukolę, rankas ir, aišku, genitalijas. Kita auka Errol Lindsay, 19-metis, nužudytas jau 91 balandžio 7, tai sausis, vasaris, kovas, balandis, lygiai po mėnesio, kuriam buvo pragręžta kaukolė, čia jo dar vienas naujas fintas Dahmerio, per skylę supilta druskos rūgšties. Ir čia būtent prasideda tie eksperimentai su paklusnaus zombio kūrimu. Bet ir jam gyvam dar esant tą padarė? Taip, tiesiog apsvaigintam. Tik tais, kad pasak Dahmerio, Errol po to nubudo. Aš nežinau, kaip taip įmanoma, bet jis nubudo. Man rodos įmanoma su skylę galvoj, žinok. Bet nesu pripilta rūgštim. Druskos rūgštim, bet vis tiek. Tai žodžiu, jis sako, man galva skauda, žinai, tai teko jį dar kartą apsvaiginti ir pasmauti. Ai, Vėl, Teko, tai teko, išties. Yra problema, yra sprendimas. Bet šį kartą skirtingai negu Antonio atveju, nudyręs odą jis bandė ją išsaugoti, mirkydama šalto vandens ir druskos tirpale. Vis dėlto teko ir jos atsikratyti, nes pradėjo irti. Žodžiu, jis visą laiką eksperimentavo. Nudėrėm odą, pabandom taip išsaugot, pabandom anaip, žinai, ir taip toliau. Ir dar nepamirštam, kad visai kaip blackout drunk yra. Realiai. Šiaip jo, tokia smulkmena, bet. Aš tai numiegot, kaip prisigeriu, o tas eksperimentus daro. Tai va, žinai, gal... O jei tu pabandytum nenueit vieną. Ką žino, ką tu nuveiktum? Ką žino, gal kitą podcastą apie tave kas nors kalbėtų? Išties. Ta prasme, ar tu nori eiti istoriją? Moterė. Ar aš noriu būti vidutinybė? Ne, aš noriu būti garsi. Taip. Ir... Šauties į žudės. Išties. Gerai, Anthony Hughes. Šiaip, Hughes. Nežinau, kaip tarsi. 91 gegužės 24 jam buvo 31 ir jis viso labo atvažiavo aplankyti šeimos. Jis buvo beje kurčias, nebylys ir patrauklus vyras. Tai Dahmeris jam pasiūlė užmokestį papozuoti nuotraukom. Tradicija. Ir kol Antony buvo be sąmonės, Jeffrey jam į kaukolę vėl suleido druskos rūgšties, taip dar kartą bandydamas paverti aukos valią ir padaryti nuolankiu tarnu, tik šįkart skirtingai nei prieš tai auka Antony nebeišgyveno. Nebepabudo. Kažkuo smegenys buvo skirtingos. Ir tada mes turim vieną tokį, kai jau žvaigždė sako, o gal duokim jam šansą, bet ne. Žiauri, man istorija žiauri. Visų pirma, mes turim 14-metį, kuris galėjo išgyventi. Sunkiai pavardė, bet Konera Sintasomfonė. Ir šiuo atveju buvo įtraukta netgi policija. Taigi, 91 gegužės 27 paauglys atsiduria Dahmerio bute, pozuoja jam vienais apatiniais, apsvaiginamas iki sąmonės netekimo ir išnaudojamas oraliniu būdu. Kažkokiu būdu, kad ir kaip ten be sąmonės, koks malonumas, nežinau, bet tebūnie. Prieš prarasdamas sąmonę vaikinas buvo nuvestas į miegamąjį, kur negyvas ant grindų vis dar gulėjo iš praeitos dienos Antony. Fun fact, ne? Tada Dahmeris Jeffrey apsaugintam jaunuoliui pragręžė kaukolę
Vėl. Nu, jam labai reikia Aha. pasidaryti zombį, žinai, tokį paklusnų. Ir į kaktinę skiltį suleido druskos rūgšties vėl. Konerakas vis dar gyvas, bet be sąmonės. Jis šiek tiek prie jo paguli, Dagmeris, ir nusprendžia, kad jam reikia dar biškį išgerti. Ir jis išeina į parduotuvę. Žodžiu, jis palieka ant grindų vieną lavoną iš praeitų dienų ir vieną su pragręžta kaukolė pusiau lavoną ant lovos. Bet Konerakas pabunda ir pabėga. Ir atrodo, o Dieve, kaip faina, tavs metu išsigelbėjai. Ne. Tada netrukus policija sulaukė skambučio, kad netoli lauke, netoli buto yra jaunas, nuogas, kraujuojantis ir nerišliai kalbantis azijietis. Čia dabar, žinai, šaltiniai išsiskiria nuomonės ir vieni sako, kad jis kraujuoja iš galvos, kiti sako, kad jis kraujuoja iš užpakalio. Why not both? Jo, ta prasme, visų pirma, bet yra kaip yra. Tada pareigūnai atvyko į vietą, pasikalbėjo su liudininkėm, kurios buvo juodaodės be abejo. Tada su jau spėjusi grįžti iš baro Dagmerių. Įsivaizduoji, dabar tu įsivaizduoji, kaip tu žudikas. Ateini ir matai policiją, liudininkus, kas yra tavo kaimynai ir tavo auka ir tu taip. Ir tu manai, kad ten lavonėlis jau guli ir žiūri, kad ne, atsistojo ir išėjo tavo lavonėlis, ne? Ir dar policija yra. Jo, bet ar jis nebuvo toks poker face'as biškitas Dagmeris, ne? Visiškai, jis atėjo ir ramiai sako pareigūnai, kas nutiko? O Dieve, čia mano vaikinas. Tai žodžiu, policija tiesiog nusirašė informaciją ir išvyko. Ir tas mane, būtent, kad ne tik, kad išvyko, nes Dagmeris juos įtikino, kad Konerakis yra jo ne 14, o 19 metų vaikinas. Jie net neužfiksavo oficialaus pranešimo, nes jeigu būtų tai padarę, jie būtų pamatę, kad žudikas prieš porą metų buvo kaltintas dėl seksualinio priekabiavimo prie nepilnamečių Konerakio brolio. O. Taip. Ja. Tai įtikina visus ir tada jisai parsiveda Koneraką atgal, žinai, užklosto antklodėm ir nužudo. Iškart. Ir tada užsiėmė jau seksu su negyvu jo kūnu. Ta prasme, jau kai nesiseka, tai nesiseka. Bet čia šeimai jau nesiseka, tas metai yra žiūrų. Tai, žodžiu, dar kartą tai prisiminus, kas vyko 213 bute, Dagmerio bute, kyla tokių klausimų, pavyzdžiui, man šiaip įdomu, kodėl tu nepaklausai, bet tebūnė. O ką kaimynai? Ten yra žudomi žmonės, ten yra pjaustomi žmonės, ten yra diriama oda, laikomi torsai, kaukolės, genitalijos ir taip toliau. Tai kaimynai visų pirma skundėsi namo pirmininkui dėl kvapo, triukšmo ir pjūklo garso iš buto. Bet paklausus, kas vyksta, Dagmeris nuomet atsakydavo kažką iš serijos, tai sugedo šaldytuvas, tai mėsa pašvinko ir smirda. Sutvarkysiu. Paskutiniu atveju yra net išlikęs skambutis 911, kur kaimynė, paskutiniu tai čia Koneraka, kur kaimynė klausia, ar tikrai pareigūnai tikri, kad ten viskas okei. Kad pseudo vaikinas tikrai yra suaugęs ir jam viskas gerai ir pareigūnai užtikrino, kad tikrai taip, nors prieš tai patys, beje, jie užėjo su Dagmeriu į butą ir kažką užuodė. Prisiminkim, ateina policija į jo butą, o ten vis dar Antony kūnas guli. Taigi ten lavonas guli, eik tu savo. Guli šviežias lavonas, guli kažkas šitoj. Šaldytuvė, ten kokia galva numesta. Šaldytuvė, tai toliau, bet bačkoj, ten irsta kūnas. Ir ten tiesiog bendrabutis, ta prasme, daugiabutis. Bet beje, žinai, aš kai žiūrėjau, būtent nes seriale rodomas toksai aptriušęs butas, kai žiūrėjau tikras, realias foto, po to per teismo procesą, žinai, irgi rodė ten tas tokias darydavo, žinai, lentas kaip vision boardus. Tai, jo, tai žodžiu, su jo buto nuotraukom, ten buvo visiškai normalus butas, tvarkingas butas, tikrai, ir apstatytas, ir viską, apstatytas, lavonais. Bačkom. Bet, žodžiu, tai tie, aišku, pareigūnai jie buvo atleisti iš tarnybos galiausiai, nes jie ten ir dar juokavo labai netinkami, žodžiu, jie ten visi buvo jų pusė. Aš dar galvau, kad turėtų būti kaip tik toksai kaip PTSD, nes mes mažai šnekam, kad būna kai visokie tokie, žinai, tos high profile cases, tai šnekam apie šeimos narius, apie aukas be abejo, ten apie jų šeimos narius ir panašiai. Bet yra tie first responders, ir dažnai jie turi PTSD po tų visų, ką jie pamato.
Jo, bet šitai nieko nepamatė, nes jie nieko netyrinėjo. Jo, bet, nu, turiu omeny, kad, vat, žinai, aš nepamačiau, aš nepadariau, o galėjau, Nemaišykim, panašiai, tais laikais mes kalbam apie etninės mažumas. Taip. Niekam nerūpėjo. Sakau, aš taip iš karto, žinai, galvoju, kad, nu, aš nenorėčiau būti to policininko vietoje, nes, nu, tipo, aš susifakapinau ir tada aš visą likusį gyvenimą galvočiau, kaip aš susifakapinau. Ne, aš manau, kad jie negalvoja, aš manau, kad jų ir buvo tas požiūris, vėl, neklausiau asmeniškai, ar ne, bet kad, nu, tai vienas azijietis, vienas ten juodaodis, plus gėjai, liaukis, jų akim tai yra atmatos, dėl kurių net neverta ir jie, manau, kad nustebo, kad buvo atleisti. Mes kalbam apie 90-uosius. Blemba kažkaip, nes dar Amerikoje, žinai, nesinorėtų. Nu, aišku, aš nežinau, aišku, kaip ten buvo, Lietuvoje, tai aišku, ten jokių gėjų net neegzistavo jokiais būdais. Apie juodaodį, tai iš viso čia niekas matęs net nebuvo turbūt. Tai, nu, kaip ir supranti, bet kaip ir Amerikoje, nu, tipo, nu, tenai vis tiek, nu, biškai progresyviau yra šitoj vietoje. Nu, ne tai, kad progresyviau, tiesiog tuo metu būdavo jau vis tiek didesnė makalinė, ten visko buvo ir tu jau nepaneigsi, nepaslėpsi fakto, kad jie egzistuoja, bet vis dėlto buvo tos, nu, ne ta pirminė tokia segregacija visiška, bet, aišku, vis tiek kažkokia lygio buvo. Ypač, kas liečia homoseksualus, tai jie ten, žinai, jau vaikščiojo gatvėm, jau kalbėjo, bet jie vis dar turėjo burtis bendruomenės mažas ir jau tikrai nesulauk pagalbos iš policijos. O žinai šitą, kad aš dabar nepamenu, kurioje tiksliai šalyje, ar Švedijoje, ar Norvegijoje, ar Suomijoje, bet, nu, žodžiu, Skandinavų tose šalyse, iki pakankamai nesenų laikų, nu, va, tipo, iki ten kokių 90-ųjų vidurio, ar ten panašiai, ar 90-ųjų, buvimas gėjumi buvo klasifikuojama kaip liga. Tipo, kad, nu, čia yra kaip, nu, nesveikavimas kažkoks tai, ne? Ir buvo labai greitai panaikinta, kai žmonės pradėjo skambinti savo darbdavį ir sakyti, aš šiandien tiesiog jaučiuosi gėjus ir neateisiu į darbą. Atėjo geras. Ja. Tai va, čia tiesiog sait toksai istorija. Nors, žinai, aš savo viršininkui visuomet sakau, ar tu žinai, kad oficialiai Lietuvoje pagirios yra klasifikuojama kaip liga? Nice. Taip. Rimtai? Aš sakau, aš vieną dieną prisiekiu, tau paskambinsiu ir pasakysiu, kad aš sergu. Geras, nežinau. Taip yra. Jeigu nori pasirinkti. Jei nori biuletenę. Damorginau. Gerai, toliau varom. Matt Turner. 20 metų, 91 birželio 30. Čikagoje vyksta gėjų paradas ir po jo jisai sutiko Dahmerį ir nusprendžia su juo grįžti į Milwaukee. Jam baigės kaip visiems. Jeremiah, nežinau kaip ištart, Weinberger, 23 metų, 91 Liepos 6, vėl iš Čikagos, išvažiavo vėl pas Dahmerį. Jam suleido į smegenį. Šį kartą, nesakau, žmogus mokslininkas. Taip. Rūgštis nepaėjo, tai reiškia reikia bandyti verdantį vandenį. Gerai, kad smegenys neturi skausmo receptorių. Bet po 2 dienų komoj mirtis. Oliver Lacey, 23 metai, 91 Liepos 12. Jis pirmoji auka, kurią pavyko identifikuoti. Ai, tai aš pamelavau, aš praeitą kartą sakiau, kad ana pirma, pagal nuotraukas. Jo, tai ne, šitą, tą antrą gal, arba trečią. Na, žodžiu. Iš esmės dėl to, kad jo galva ir širdis buvo Dahmerio šaldytuve. Ja. Čia tas atvejis, kur po to policija pamena, atidarė šaldytuvą ir daugmaž žiūri juos. Tai beje, 4 dienos po to Jeffrey gavo žinią iš darbo, kad yra atleistas. Ir tą progą jis pasmaugė Josephą Brathoftą, 25 metų vaikiną, kuris 91 Liepą išėjo iš darbo ir negrįžo. Jo kūno žudikas paliko keletui dienų tiesiog gulėti ant lovos, kol pastebėjo, kad atsirado lervų. Kaip keista. Jisai eksperimentuoja, žiūri. O po kiek dienų atsiras? Aš manau, kad jis užgėrė ir pamiršo. Labiau possible. Nu, tai, žinai, nes prarado darbą, liūdna, visą kitą, nu, tai, žodžiu, gal baliavoja kažkur. Tai galiausiai, žodžiu, kai yra lervos, reikia sutvarkyti šitą kūną. Ir tai buvo paskutinė Dahmerio auka. Tai, žodžiu, Dahmerio kaip žudiko epas baigėsi, kai vieną vakarą bare jis pasiūlė 3 vyram kartu su juo eit pas save. Bet čia, žinai, irgi aš jau galvoju, jau tu biškutį bandai apžiot daugiau negu reikia. Bet jisai, mes apie tai šnekėjom, kad jis eskaluoja. Taip, kad viskas. Eksperimentuoja, žiūri dažniau, labiau, tai gal tas toksai eskalacija irgi yra iš tos vietos, kad tipo daugiau dar žmonių. Aš susitvarkysiu, aš gatavas kaip grupinis. Nu, tipo, žinai, vienam, nu, toksai.
Tai aišku, nu. O kam gaišt laiką? Taigi, rimtai, jeigu maišai migdomųjų, koks skirtumas? Visi miega. Šiaip tas migdomųjų įmaišymas tai yra toksai sucker punch toksai. Nu, tipo, maždaug, duokis nukį, žinai, maždaug tai atjung. Iš vienas geras žmogus, ne. Ai, pamiršau teisingais. Non-violent. bet iš esmės taip. Ir va tuo skiriasi nuo visų Tedų bandžių ir taip toliau. Jam nebuvo malonumo stebėti, kaip jo auka kenčia. Ne. Tai gerai, grįžkim prie tų 3. Gerai. Tai 2 atsisakė, 1 sutiko. Viskas kaip kitais kartais. Ot ir ne, Jeffrey, ot ir ne šį kartą. Tai, žodžiu, ten buvo toks 32 metų Tracy Edwardsas, kuris pas Jeffrey bute praleis 4 valandas. Jis nebuvo pilnai apsvaigintas, nes pajautė kažkas negerai su gėrimu yra ir jo viso neišgėrė. Be visų, kas čia smirda, kam čia baliklio buteliai, tai įsikilo klausimas, kodėl bandai mane surakinti antrankiais? Žodžiu, labai normalus klausimas. Jeigu man būtų leidžiama įsiterpti, aš norėčiau pasakyti savo asmeninę subjektyvę nuomonę, kad čia yra labai, labai normalus klausimas. Ypač pirmo pasimatymo metu. Taip. Čia, kaip sako, pirma klaida, nedaryk per pirmą pasimatymą to. Žodžiu, bet Dahmeris, aišku, bandė tai padaryti, rodydama žuvis akvariume. Beje, rimtai, ten nuotraukos irgi yra akvariumas didelis toks. Rūpinasi, žinai, prižiūri, maitina, žinai. Bet jam ne visai sėkmingai pavyko, nes jis užkabino antrankius tik ant vieno riešo, žinai, ant kito jau nepaėjo. Nes kilo klausimo, kam to reikia ir jis nesugebėjo pagrįsti. Žodžiu, karačiai, tiesiog. Žodžiu, Tracy galėjo savo rankas valdyti, ne? Žodžiu, bet jis buvo maloniai, toksai, maloniai, su peiliu, paprašytas eiti miegamąjį, į papazut nuogas. Polaroidams. Polaroidai yra gerai. Tam pačiam, žodžiu, miegamajam. Be per TV rodomo egzorcisto filmo. Nes beje, Dahmeris žiūrėdavo egzorcistą ir žvaigždžių karus, man rodos. Pastoviai, jo. Tracy akis pakliuvo ir tą mėlyną statinę kambario kampe, iš kurios sklinda toks keistas kvapas, žinai, ir aš taip galvoju, kaip fainai nusiteikti kažkaip erotiškai, kai kažkas švinksta, žinai. Aišku, viskas įmanoma, bet... Žinai, aišku, jo, challenge accepted, bet ne. Ne, aš nežinau, koks veisė turi būti, kad, tipo, nieko čia tokio. Tai, žodžiu, tai be viso kito keisto elgesio Dahmeris priglaudė ausį prie Tracy krūtinės, norėdamas paklausyti jo širdies ir informavo, kad ketina po to ją suvalgyti. Ir įsivaizduoju, vat prie tave, žinai, vaikinas priglunda, pasitė netvarka bute, bet tu nekreipi dėmesio, priglunda ir sako, girdžiu tavo širdį. Ir žinai ką? Aš ją po to suvalgsiu. Kurme, aš nežinau, kaip greitai, dabar galvoju, ar aš trenkčiau ir bėgčiau, ar aš apsimesčiau, kad einu į tualetą ir bėgčiau, ar aš ką, bet aš bėgčiau, aš tikrai, tikrai ne. Net jeigu po to būtų, juokauju. Dabar galvoju, ar aš tau šitą sakiau, ar ne? Nesenai tokį video pasižiūrėjau, kur sakė, kad mes, moteris, dažnai pajaučiam kažkokį kažką vyras padaro, pasako. Gut feeling. Jo, ir kažkokį tai, žinai, nepatinka. Ir mes mėgstam jį nustumti į šoną. Ir ten tas video kvietė pagalvoti, kodėl. Kas mums sakė, kad maždaug čia, ne, taip visuomenė, manau, kad stumia nekreipdėmės. Bet čia, aišku, daug atsakymų gali būti, bet, man tas paskutinis buvo, tai su tuo, kai man atsiuntė porno print screenus. Kur, žiūriu video, ir aš tokia, aš čia turiu suprast, kokį tu video žiūri. Viena apie tavo Tinderio pasimatymus reikia atskiro podcast'o. Tas vėl literally. Gerai, bet... Šiaip galėtum kad nors padaryti. Aš irgi esu jų turėjęs. O Dieve, kokio aš esu gėdingo turėjęs. Okay, gerai, važiuojam toliau. Aš negaliu pasakyti, kad čia, labai gėdinga. Žodžiu, bičas norėjo pasidalinti, kad jisai dabar žiūri video ir atsiuntė... Tai yra gėdinga, bet ne tada, kai tu ką tik pradėjai bendrauti su žmogum. Tai esmė ta, kad mano pirma reakcija yra ta, kad, bičas susidegino, žinai. Ne, ta prasme, ne, ir viskas. Ne. Ir aš iš karto tada ten atsisveikinau panašiai. Ir
Bet vis tiek tas jausmas, mano logikoje jisai buvo nustumtas, nes praėjo kažkiek laiko, daugiau. Jisai šaunuolis, aišku, palaukė. Pajautė, kad čia Čia truputį laikas atsitraukti. Kad čia biškai reikia palaukti. Jisai palaukė ir tada vėl parašė ir mes ten pasirašinėjome. Iškart pasirašė su dick foto. Ne, parašė normaliai. Jokių ten dick foto, nieko, jokių print screenų, nes, žodžiu, susiprato, bet esmė ta, kad aš daugiau žiūrėjau į savo tą pusę, ne? Kad aš pajaučiau tą aš pajaučiau, kad man, čia, man netinka. Aš nedžedžinu, yra žmonių, kuriem tinka, yra žmonių, kurie taip daro, tiesiog, man netinka, bet aš nepadariau iš to išvadų, kad, aš palaukiau, biškitas jausmas sumažėjo, ir, Bet žinot, tu pataikai tai, ką aš noriu pasakyti. Sugalvojau, prisiminiau. Kažkada galvojau, dabar prisiminiau, kad noriu pasakyti. Būtent, aš galvoju, jeigu Dagmariui, įsivaizduok, būtų atsiradęs partneris, kuris savo valia būtų buvęs jo tarnas, valdomas pilnai. Jam nebūtų reikėję žudyti. Jam nebūtų reikėję... Klausimas, žinau. Žiūrėk, jisai žudė kaip išdava nepasisekusių eksperimentų. Nepavyko šito zombių padaryti, nepavyko šito, rūgštis neveikia 3 kartus, karstas vanduo neveikia į smegenis, ką dar daryti. Bet aš manau, kad jisai tada sugalvotų, kad nors, kad nebuvo toks zombis, kokio aš norėčiau. Gali būt. Jisai sąmoningai buvo zombis, aš norėčiau, kad būtų nesąmoningai zombis. Gali būt, bet šitas variantas nebuvo išbandytas. Aišku, nebuvo. Jo, bet sakau, aš tai abejočiau, žinai. Bet žodžiu, aš pamiršau, kad aš tą istoriją šnekėjau, pasakau dėl to, kad... Dėl to, kad širdies klauso ir sako, aš ją patos valgysiu. Tai jo, ir kad, žodžiu, kaip stipriai tu bėgtum. Tai tu sakai, kad labai stipriai bėgtum, o aš sakau, kad Paklaustum apie jo vaikystę. Mano deitinimo istorija ir mano, taip kaip aš auklėtas ir panašiai rodo, kad aš būčiau pagalvojus, kad mat kaip... Kaip įdomu. Kažkas to gal būtų. Kaip būtų, tas Tracy, jis buvo mano tipo žmogus ir jis tiesiog išbėgo iš Damerio buto. Ten žinai, visa istorija, kaip jis ten išbėgo, kaip jis ten pasinaudojo, blablabla. Bet šitą jau paleiskim. Ir, žodžiu, ieškojo pagalbos, štai. Ir, aišku, policijai, kuri patruliavo tuo metu, turėjo labai įdomiai atrodyti toks pusnagis juodaodis su antrankiais, vidury nakties. Bet jie nusprendė, patikrinsim tavo pasakojimą ir nuvyko į Dahmerio namus. Dabar, ką jisai daro? Nieko. Iš jo ką tik auka pabėgo, jisai ramiai sėdė ant sofos. Aš manau, kad jis gatavas visų pirma daro. Žinok, jis tada nebuvo visiškai gatavas. Bet jis kaip sakė, kad aš nepilnai suvokiau. Tiesiog. Žinai. Vėlgi dar biškiai apgirtęs nuo savo sėkmių yra. Jo. Ir nuo alkoholio faktas. Žodžiu, tai esmė, kad jis chill Brazil toksai sėdė, žinai, savo butą. Sėdė ant savo cigaretą rūko, žinai kokį. Ir atvaro policija. Ir sako, žiūrėkit, čia yra surakintas antrankiai žmogus, kuris sako, kad, jūs jį surakinot, žinai. Sako, ja. Sako policija, okei. Jau įdomu. Bet jisai tada gali sakyti, čia consensual, žinai. Taip, tai jis tą ir sakė, kaip tada su vaikinu, taip jis dabar sako, čia mes žaidėm, taip toliau, visą kitą, žinai, jis sako, aš to atnešiu raktą. Malonus žmogus. Bet policija sako, ačiū, bet žiūrėkit, o kur yra raktas? Sako, miegamajam, sako, aš nueisiu paimti. O ten yra dar lavonas, ne, ar tik bačka su lavonu? Ne, jau lavono gulinčio nebėra. Bačkutė. Bet bačkutėje 3. Spintoj dar atitinkamai, šaldytuvė dar atitinkamai. Okay. Šaldiklis dar buvo beje. Tai žodžiu. Tai nueina policininkas į miegamai ir pamato ne tik bačką, ne tik peilį gulintį ant žemės, bet dar ir nuotraukas. Išmesinėtų kūnų nuotraukas. Dabar tu įsivaizduok tam policininkui. Aš sakau, kad čia PTSD turėtų būti. Ir žodžiu, ir tada policininkas atsisuka, žinai, į savo porininką ir sako, aš nepamenu, ką jis ten tiksliai sako, bet mes turim keistą čia, žinai. Ir tik tada Jeffrey bando priešintis ir bėgti. Daugmaž. Bet vėlgi čia yra tas toks pasitikėjimas savim, nes jisai prieš tai ten išsisuko, niekas jo ten neklibino, prieš tai jam gražino tą vargšelį suskyrę galvoje, ne, tai jisai toksai, žinai, jaučiasi visagalis, panašiai. Ir čia man aš galvoju, kad šitas labai turėjo daryti įtaką tikrai. Ir beje, šitą būtent sceną, kaip jį paėmė tie policininkai, ar ne, visai, ten gerai serialas, žinau, kad kartoja tą sceną, tai man patiko, žinai. Tai žodžiu, tai sakau, per Netflixą galite pažiūrėti, kas tik nori. Kaip jis vadinasi dabar galvoja?
Turbūt kažkas Dahmer, Jeffrey Dahmer. Jeffrey, gal jo kažkas. Nežinau. Na, Aš žinau. pagūglinsiu. Bet galima tikrai suras. Nu, tai žodžiu, surakinus žudiką, policininkas atidaro šaldytuvę, jame randa galvą. Suma sumarum, po apieškos bute buvo rasta 4 galvos virtuviai, 7 kaukolės miegamajam, 2 širdis, dalis rankos raumenų padalintų į maišelius, šaldiklį rastas pilnas žmogaus torsas, maišelis su organais ir dar žmogaus kūno audinių, 2 pilni skeletai, pora rankų, 2 konservuoti peniai, mumifikuotas kalpas, 3 torsai patalpinti rūkštį ir 74 įvairių stadijų Dahmerio aukų nuotraukos. 74, o ne 74. Tu įsivaizduoji? Ir dar jis norėjo altorėlio. Nu, tai jis ir rinko tam, bet nesurinko. Va, čia yra ta bačka. Taip. Šiaip, matai, šiaip ką aš ir sakau, butas pakankamai tvarkingas. Va, čia ta bačka išgabena. Kaimynai ten viršai rūkiant laiptų žiūrėjo. Čia beje Dahmeris per savo visas stadijas. Nu, visai nieko žmogus buvo, visai kito. Skau, įsivaizduok, tais laikais, žinai, teismo ekspertizę atvaro ir jiems reikia pirmą kartą, tu pasimeti, net veikiausiai fotkindamas, atidarai šaldytuvą, atidarai šaldiklį, ką bet atidarysi ten lavonas. Fuck. Ta prasme, tu įsivaizduoji, kaip jiem patiem rimtai. Ir žinai, dar veikiausiai vakarė aš mano, wow, negalėjai grįžti anksčiau. Gerai, žodžiu. Paskambinsi, žinutės neparašys. Jo. Gerai, tai ateina teismas. Ir teismo metu, žinoma, vėl buvo atliekama ekspertizė psichologinė. Nes pats Dahmeris kaltę pripažino, bet teigia, kad yra nepakaltinamas. Beje, man labai patinka šitoje knygoje, kur aš irgi skaičiuoju apie jį, yra jo gynėjo Richardo Klingo toksai sentencija. Aš nemanau, jog kas nors pasaulyje gali tvirtai pareikšti, kad Dahmeris yra normalus. Problema ta, kad nenormalumas nesuponuoja beprotybės. Tai va čia ir kad buvo pirma ekspertizė dar tada anksčiau, kad jis yra nenormalus, nenormalumą turi. Bet jis nėra beprotis, jis nėra psichopatas, jis supranta, ką daro. Jis tiesiog leidžia savo fantazijom tapti veiksmais. Man rodos, kad tas toksai pakaltinamumas ir nepakaltinamumas yra palei tai skirstomas, ar žmogus planuoja savo veiksmus ir ar suvokia, kad blogai padarė. Nes, yra tas tipo impulsas, kada, tiesiog atėjau, kažkam, dėjau per galvą vidury, gražios dienos, tipo, ir tai buvo neplanuota, tai buvo visiškai nesiruošta, ne? Aš dabar galvoju, šizofrenikai kaip yra, jeigu jiems balsai liepia, jie irgi yra nepakaltinami, nors jie gali planuoti savo žmogžudystes. Ir antras dalykas yra, čia sakau, čia man rodos toks apibrėžimas, ir antras dalykas yra tas, kad suvokimas, kad tu kažką blogo padarei. Tai yra, kai tu slepi, kai tu, kūną kažkur padedi, paslepi visą kitą, tu suvokiai, kad tavo veiksmai vis dėlto buvo, netinkami. Tai, man rodos, tokį bendrą apibrėžimą, tokį, kad tu kaip ir turi, ir planuotis, bet ir po to tvarkytis po to, Ir jeigu tu tuos 2 dalykus darai, tai reiškia, tu supratai, kad... Nesutikčiau. Šiaip yra labai sudėtinga tą nepakaltinamumą iš tikrųjų nustatyti. Ir tam yra teismo psichologai, kurie dirba ties tuo, bet... Pavyzdžiui, ar tu buvai afekto būsenoje ar nebuvai, tai netgi nuo tavo dabartinės psichologinės būklės visiškai nepriklauso, Tai nėra tai, kad tu, grubiai tariant, kad tu dabar esi psichas kažkoks, trenktas, tai nereiškia, kad tu tuo metu buvai. Ir tą jie turi nustatyti, tai yra tikrai žiauriai sudėtinga. Tai čia, gal neikim šiuo metu į šitą lauką. Gerai. Nes po to rimtai vėl klausysis koks nors suprantantis ir sakys, alio. Jo, čia, žodžiu, side notas, kad mes nieko nesuprantam, ką mes šnekam. Jo. Pusę suprantu. Pusę. Aš taip. Aš tai ne. Gerai, tu trečdalį. Aš tai ne. Tai žodžiu, beje, į teismo salę Dahmeris, jeigu žiūrėsi teismo procesus, nes jie yra, žiauriai daug medžiagos, tingisi nežiūrėti, tai jis ateidavo be akinių. Nes? Nenorėjo matyti aukų šeimų. Aukų šeimų. Bet čia visiškas kalties įrodymas, ta prasme, kad tu supranti, kad tu blogai padarėjai. Tai jis ir suprato, tame ir esmė. Jisai suprato, kad jis blogai padarė ir jis niekada neneigė, kad jis blogai padarė. Už tai sakau,
Bet čia šnekant apie tą, nu, tipo, nepakaltinamumą. Nu, Jo, nu tai, kad jis bandė ant to paėti, nu tai bandė, bet, nu, nepaėjo. O kas nebandytų, žinai? Tarsi, dar po to pasakysiu, aš nenoriu dabar biškai nukrypti nuo kurso. Tai žodžiu, apie jo psichiką keli ekspertai teigia, kad buvo nepakaltinamas dėl savo polinkio į nekrofiliją. Nors vienai ekspertai jis prasitarė, kad 3 iš 4 kartų jam labiau patiko tiesiog besąmonės kūnai, o ne mirę. Tai reiškia, nėra tokia 100% nekrofilija, ar ne? Tai yra toksai daugmaž, sueis ir šitas, o ne tai, kad man privalu, kad būtų miręs, žinai. Tada toks Karlas Valstromas diagnozavo Dahmeriui nekrofiliją, ribinę asmenybės sutrikimą, šizotipinį ir psichotinį sutrikimus, su šito aš nesutinku, ir alkoholizmą. O, wow. Da. Bet legaliai jis vis tiek buvo pakaltinamas, nes pasak kito tokio Fredo Fosdalo, Dahmeris buvo apskaičiuojantis ir gudrus, gebantis atskirti gėrį nuo blogį. True that, tikrai. Ir turinti gebėjimą kontroliuoti savo veiksmus. Tai irgi parodo ir tos 9 metų pertrauką, ir tai, kad tiesiog, nu, galų galia palaukdavo, susitvarkydavo, visą kitą. Bet kas vat būtent to, žinai, tai kad jis sakė, kad Dahmeris nebuvo sadistas. Ir sakau, aš su tuo sutinku 100%. Jo aukos nelabai ką jausdavo. Jos buvo apsvaigintos visą laiką, absoliučiai. Nu, ten galbūt kur rūgštis pylė ar verdantį vandenį, galbūt ten kažkur, žinai, nepilna narkozė, taip sakant, ir jautė, nu, bet jis bent jau pats įsivaizdavo, kad jie tikrai nejautė. Taip sakant, jis norėjo, kad jie nejaustų skausmo. Tai, nu, jis negali būti sadistas. Tiesiog. Tai žodžiu, nu, ir apskritai, visi ekspertai, aišku, rasdavo jame sutrikimą, visi plius minus panašus, bet pagal visus ekspertus Dahmeris pakaltinamas. Tai gynyba, aišku, bandė teikti, kad Dahmerio žudimas buvo nulemtas nenormalumo, kurį savyje atrado, nepasirinko, ir vis dėlto 92 vasario 15, būtent šiame teisme Dahmeris buvo pripažintas kaltu dėl 15, po poros dienų jis kreipėsi į teismą, aišku, su pareiškimu, kuriame jisai sakė: Aš nežudžiau iš neapykantos, žinau, kad niekas, ką padarysiu ar pasakysiu, nepanaikins siaubingos žalos, kurią padariau savo aukų šeimoms ir Milvokio miestui. Aš ir mane vertinę specialistai tiki, kad tai padariau dėl savo psichinės būsenos. Ir žinojimas, kad esu psichiškai nesveikas, man suteikė šiek tiek ramybės. Nors suprantu, kad žmonės man niekada neatleis, tikiuosi, kad Dievas tai padarys. Žinau, kad mano dienos kalėjime bus siaubingos, bet aš to nusipelniau. Ačiū teisėjau, aš pasiruošęs atlikti savo bausmę, kuri žinau, kad bus maksimali. Bam! Viską suprato. Tas man čia yra kalba žmogus, kas absoliučiai viską supranta. Tai pirmus metus kalėjime dėl jo paties saugumo jis buvo laikomas tokia kaip vienutė, žinai, o po to jo paties, aišku, prašymų perkeltas į mažiau saugomą bloką. Kas dar? Dar jis atsivertė į Dievą, visiškai. Buvo susitaikęs su mirtimi, nes pagal jį nelabai, nu, jis nusipelnęs iš viso gyventi. Aišku, buvo kėsintas į jo gyvybę, o bet tačiau. Ir kalbėdamas su žurnalistais, jisai prisėmė visišką atsakomybę, sakė, kad nežino, kodėl jis toks buvo, bet vienintelis žmogus, kurį galima kaltinti dėl visų žmogžudysčių, yra tik jis vienas. Ne tėvai, ne sociumas ar pornografija. Nes Tedas Bundy sakė, kad kalta pornografija dėl jo tipo viso to. Nežinau, dabar neprisimenu. Aš tikrai prisimenu, kada Teda Bundy jau buvo skedžiulinta pačirškint. Ir jisai, tipo, verkė ten, žinai, ar vakarą prieš tai, ar dieną prieš tai, jis ten, nu, tipo, tai matai, Tedas Bundys buvo psichopatas. Jo, bet jisai verkė, kad čia, tipo, čia kalta pornografija. Dėl to, kad aš... Kompiuteriniai žaidimai. Dėl to, vat, nu, man tas toksai, vat, nu, biškai toks, žodžiu, kažkaip susiklikino. Ne, o va čia, vat, man patinka, kad žmogus prisiema atsakomybę už savo veiksmus. Bet nesutikčiau, kad visiškai prisiema atsakomybę, nes... tas, kad tipo į Dievą atsivertė. Aš vat nesenai diskutavau prieš kelias dienas, kad kaip tas Dievas veikia. Tai yra, kad tu gali daryti bet ką ir prašyti atleidimo. Tu ne tai, kad elgiesi in general gerai, ne? Kad nu, tavo tiesiog, žinai, tavo visas gyvenimas būtų geras, bet pats konceptas yra tas, kad tu turi teisę elgtis blogai, tada nueini tipo paprašai atleidimo, ten išsakai ten budelį, žinai, kažkam dėdį, žinai, ką padarei, keliais aplink bažnyčią pavaišti, viskas tau atleis. 14 sveika Marija. Nu, bet turiu omeny, kad jo atveju, ne, jeigu, vat, sakai, jis kaip ir suvokė, kad kažką blogai padarė, tai jo atveju labai gera yra išeitis, kad tada, o tai ką man dabar daryti su tuo? O ir ne, nes jo babytė visuomet sakydavo, kad einam į bažnyčią, iš pažinties ten lala, jį švietė, bet jis tuo metu net nepriėmė to, žinai, jam nereikėjo jokio atleidimo.
Dabar jis pabuvo, nu, jis tenais pradėjo skaityti, jis ten pradėjo mokytis. Taip, Bet jisai nebuvo ir 19 žmonių nužudęs, nors Taip, abiškai bet skirtingose Ne, vietose. bet turiu omeny, kad babytė, tai jam jau per vidurį tų žudimų sakė. Ir jam kaip ir dėl savo asmeninės, žinai, tokios moralės, tai jam buvo gal ir tada galima, va taip save pateisinti, žinai, ir po to galbūt per teismą netgi tai sakyti, kad aš taip supratau Dievo žodį, žinai. Tai jisai dar per teismą pamatė, bet, nu, sakai, akinius nusiėmė, žinai, visus artimuosius pamatė, jisai pamatė, suvokė, kiek jisai skausmo sukėlė. Jis visą laiką suvokdavo, už tai jisai tas aukas savo pirmą užmigdydavo. Jo, bet jisai lygiai taip pat ir gėrė visą Kiti laiką. mėgavosi, ką kiti kalba psichologai ir psichiatrai, kad jis būtent ir gėrė tam, kad savim pasišlikštėjimą užmigdytų. Tai toksai, žinai, disociacija ir tame yra. Ir nuo savęs, ir nuo aukų. Ne, nu, aišku, mes nežinosim, žinai, 100% Jo, kaip yra, bet, nu, tiesiog viena iš tų teorijų, sakau, man tai visai tinka, ne, kad jisai jau kai jau yra po fakto, žinai, uždarytas, tipo, visa kita, tie labai priklausomi žmonės, jie dažnai atsiverčia į dievulį. Nes tas pats ten tie visi anoniminiai alkoholikai, jie visi labai irgi apie dievulį. O, žinai, per tą eina. Tai va, tai čia dar irgi gali būti, nes, nu, kai nuėjo kalėjimą, tai faktas, kad baubt nebegalėjo. O čia rimtai pasakymas. O tengi athodaigi kokie, nu, realiai šitiek metų prabaubus, ta prasme, nu. Jo, gali būti, aišku, susiję. Ir šiaip go, žinai, nuo ką kalėjime veiktų. Ir kai jau tu palūšti, kai tu nebeturi, kas tave linksmindavo, nu, tave beprasmybė užpuola, tai tau reikia kažkaip, žinai, savo egzistenciją pateisinti. Ir kaip sakė, kad jeigu, tipo, anksčiau gerdavo, kad, nu, tipo, užmūtintų. Čia negauna, prisimena, gal, maybe, baby. Nu, tai žodžiu, bet kol buvo kalėjime, tai jisai nuolat bendravo su savo tėčiu, su pamotė, man va čia va tai irgi įdomus variantas, kad pamotė priėmė, žinok, jį. Nu, sako, labai liūdna. Labai liūdna. Tragedija. Bet, nu, jo. Ir pastoviai kalbėdavo su mama telefonu ir kartą mama, žinai, jo paklausė, sako, ar vis dar turi tos troškimus? Ir Dagmeris, žinai, kad sakė? Taip, mama. Ir aš labai džiaugiuosi, kad esu uždarytas. Bijau, ką padaryčiau, jeigu manęs nebūtų pagavę. Ir jis niekada to nenegė. Jis, kiek jo klausė, jis visuomet atsakydavo, kad jeigu aš būčiau laisvas, aš veikiausiai daryčiau tą patį. Tik dar gudriau. Žinai. Ir 94 lapkričio 28 prižiūrėtojai jį ir du jo kameriokus paliko be priežiūros darbų vykdymui kalėjimo džimo duše, žinai. Tai va, ten jį rado sudaužytą metalinių strypų, po valandos ligoninėj jisai mirė. Ir mirė ir kitas, kuris buvo kartu, o juos abu nužudė trečiasis tas kameriokas, kuris ramiai po to grįžo į kamerą ir pasakė sargam, kad Dievas liepė jam tai padaryti. Tai visur Dievas. Čia kažkokia jo tema. Tai, ir, žinai, bet beje sakė, kad Dahmeris nesipriešino daužomas. Nes jis buvo šiaip pakankamai stambus vyras, nu kaip, nestoras, bet tvirtas vyras. Ir jis galėjo, bet sakė, jis net nesipriešino daužomas. Jis iki tiek buvo jau priėmęs tą, kad jisai kaltas, jo ar taip laukia mirtis ir jis, nu, tiesiog laukia to irgi, žinai. Nu, gerai. Realiai, pagalvoji, tai ir gerai. Bet pamint tą vyrą, kuris pabėgo nuo Dahmerio? Tai va, jis neatsigavo. Aš tikiu. Ir, bet yra toks dalykas, žinai, nes vis tiek žinios, visa kita, kalbina ir jie, ir kai buvo visi tie intervai, Misisipės policija jį atpažino, nes jis buvo Misisipėj, seksualiai užpuolęs 14 metį. Tai, žodžiu, grįžęs į Milvokį, jis tapo benamiu, nes, nu, prieš tai pasiėmė tą policiją, žinai, ten įkalino kažkuriam laikui, nuteisė, bla. Tada jis grįžta į Milvokį ir jis tiesiog tampa benamiu, jis kenčia nuolatos nuo košmarų, krausiasi iš vienos prieglaudos į kitą ir taip 20 metų. Tai įsivaizduoji, viskas, gyvenimas sugriautas. Ir 2011, ne taip ir seniai, buvo apkaltintas nustūmęs žmogų nuo tilto. Žmogus mirė. Tai va, tokia ta monstro istorija. Labai tokia įdomia gaida pabaigai. Tarararara. Ja. Ja, bet man tas kanibalizmas, sakau, man, žinai, aš taip įsivaizduoju, kad jis plano ten kokią kaukolę, užtikštą kraują, žinai, ant lūpų. Tada netyčia
pačiulpia, paragauja, žinai, ir tada, tada kitą kartą krimsteli šiek tiek. Ir aš manau, kad va taip ir išsivystė. Aš manau, kad visa jo taip asmenybė iš tikrųjų išsivystė po truputį. Pirma fantazija, tada mažas darbelis, tada tas ir po truputį. Ir tu tiesiog savo sakau, leidi tai daryti. Ir jeigu, va, būtent, kaip tu sakai, tavęs nepagauna, tai kodėl aš tada turėčiau to nedaryti? Kaip galim pabaigti šitą epizodą? Tai sunki istorija. Šiaip sunki. Kol tik klausaisi, kol nežiūri nuotraukų, kol nesidomi, kol neįsijauti būtent į tą artimųjų skausmą, į tų aukų skausmą, nes ten ir per teismo procesą ten buvo, žinai, visko. Kol žiūri kaip į statistinį tokį vienetą, tol yra įdomu, bet kaip pagalvoji, tai gerai, kad jie skausmą nejauti. Bet šiaip tai yra labai didelis dergimasis, mano manimu, iš kūno. Po mirties gal tau ir neskauda ir taip toliau, bet, daryti altorių, Ką, ačiū už įdomią istoriją. Galėsi ramiai miegoti dabar. Tu nakvosi šiandien pas mane, ne? Ačiū, kas klausė, ačiū sau, ačiū.